Reikia išdrįsti gyventi savo unikalų gyvenimą. Pavyzdžiui, man asmeniškai absoliučiai neįdomu, ką apie mane galvoja kiti, kažkas, kodėl aš turėčiau visiems patikti, ta prasme, kodėl aš turėčiau būti visiems graži ir iš viso, kodėl moters vertė turi būti per grožį. Ką mes sako mergaitė mane? Iš įpročio, kokia tu graži, oi kokia graži mergaitė. Bet tikrai rečiau žmonės mini kitus dalykus, kokia protinga, kokia žingeidi, kokia smalsi. Ir mes taip ir užaugam su tuo tokiu žinojimu, kad, aš turiu kaip ir būti graži, bet kas iš tikrųjų yra tas grožis. Ir yra labai toks mąstymas, kad oda turi būti be porų, lygi, vat kaip mes dabar su makiažais esam ir panašiai, kad va taip jinai natūraliai ir atrodo. Tai ne. Oda turi ir poras, porose oksiduojasi sebumas, jos būna patamsėjusios. Tai yra absoliučiai normalu, kad ir kiek veido valymų darysim, kad ir kokias priemonės naudosim, tos poros niekur nedings. Lygiai taip pat mimikos raukšlės, kad jau čia jeigu atsiranda, tai jau čia iš karto senatvė, nes ten Instagrame tikrai būna viskas labai jau lygų, gražu, tobula. Tai taip iš tikrųjų nėra. Oda jinai nėra tobula, tokia nebūna, nebus ir reikia tai priimti, kad žmonės turi tą odą su tekstūra, su visokiais nelygumais ir tai yra visiškai normalu. Tik tokią pasižiūrėjau, ten dabar trendina toksai kremas ar praustiklis, kur ten išsprendžia visas problemas. Bet čia iš esmės nėra tos magijos, nėra tokio, sakau, stebuklingo kažkokio produkto tinkamo visiems ir kad ten, jeigu mano draugai aknė ir jai padėjo, tikrai nereiškia, kad man tas pats padės, nes mes visi skirtingi, ta oda skirtinga, viena plonesnė, kita storesnė, ta pati genetika vis tiek kažkokį vaidmenį jinai vaidina. Mityba, vanduo, kuriuo mes prausiamės, namai, kuriuose gyvenam, ar pakankamai drėgmės, ar sausesnis oras, labai daug tų niuansų yra. Labai džiaugiuosi, kad šiandien kovo 8-osios proga aš turiu svečiuose tokią viešnią. Tai kosmetologė Meda Džiugaitė. Labas. Labas. Aš noriu pradėti nuo tokio klausimo apie tave būtent, nes mes, kai ruošėmės pokalbiui, susiskambinom, iš tavęs tikrai jaučiasi, kad tu labai nori padėti moterim priimti savo odą, veido odą. Ir aš gal norėčiau tavęs ir paklausti, kas tave atvedė iki būtent šito taško, kada sugalvojai, jog nori padėti moterims ir vyrams priimti savo odą? Iš tikrųjų, tas mano kelias tai toks buvo labai banguotas, įvairus ir panašiai, bet aš jau augdama paauglystėje labai pastebėdavau tokius ryškius skirtumus tarp moterų, kurios, sakykime, amžėja kažkaip natūraliai, gražiai ir kurios labai daug visko yra pasidarę. Ir man tuo metu tai atrodė labai tokie keisti dalykai, ten tos visos labai smarkiai pripūstos lūpos, ten žandikauliai, ten išformuoti žandai, žodžiu. Ir tada tos moteris, kurios tai daro gražiai, ir dar buvo kita galbūt kategorija moterų, kur matydavau, kad visai savim nesirūpina ir tarkim su amžium vis tiek labai linkusios išryškėti visokios rožinės, ten kapiliarai, teko matyti daug visokių vyrų su labai didelėm nosim, ten violetiniam ir man visada tai buvo labai įdomu. Aš galvojau, kodėl taip vyksta su žmonių oda, kodėl vieniems yra vienaip, kitiems kitaip ir tai paskatino tokį natūralų domėjimąsi. Ir tiesiog taip natūraliai pradėjau domėtis ir nusprendžiau, kad tai yra dalykas, kurį aš noriu daryti ir norisi padėti žmonėms dėl įvairių priežasčių, tiek kad save labiau priimtų, tiek, kad patogiau jaustųsi savo odoje, savo kūne, tai kažkaip taip labai natūraliai, žingsnis po žingsnio atėjau prie šitos specialybės. Tai dėl to mūsų ir tema šios dienos yra tokia labai susijusi su tavo suvokimu, galbūt apie grožį. Tai, kad mūsų veido oda yra ne priešas, tai kadangi ne priešas ir turim prižiūrėti, bet ir neturim kažkaip savęs bausti, jeigu kažkas yra netobula pagal standartus. Ir pakalbėsim šiandien bendrai apie visas problemas odos tam tikras ir apie amžėjimą. Tai aš gal norėčiau pradėti nuo tokio klausimo apie mitus, nes tų mitų grožio srity yra beprotiškai daug. Tai kokius mitus, galbūt vieną išskirtum ar daugiau, grožio srity norėtum absoliučiai panaikinti? Aš iš tikrųjų galbūt išskirčiau du tokius pagrindinius. Aišku, kaip ir minėjai, jų yra daug, bet kur aš dažnai susiduriu, tikrai labai noriu žmonėms pasakyti, kad ne, taip nėra. Tai pirmas, kad viską lemia genetika, kad nieko nebepakeisi.
Galiu net pavyzdžiui pasidalinti, tarkim, aš šiuo metu turiu klientą, kuriam yra 25 metai ir jo giminė ten tiek iš mamos pusės, tiek iš tėčio labai yra plinkantis, ar ne? Ir jis pastebėjo laiku, kad jam tai prasidėjo ir jisai nusprendė tai stabdyti. Ir atėjo, mes pradėjom daryti procedūras, metai laiko, plaukai visiškai ataugė, nebesimato, kad jie iš viso slinko, žmogus laimingas ir visa kita. Aišku, mes galėtume tada žiūrėti kažkaip skeptiškai, o kai bus po 10 metų ir panašiai, mes niekada to nežinosim. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jeigu, pavyzdžiui, ten pas mamą ar močiutę kažkokios raukšlės labiau išryškėjo ten anksčiau, arba ten, nežinau, kažkokios kitos problemos kankino, tai tikrai nereiškia, kad dabar viskas aš priimu tai kaip savo duotybę, nieko nebegaliu pakeisti, nes genetika. Tai ne, genetika yra, jinai egzistuoja, jinai vaidina kažkokį vaidmenį, bet tai tikrai nėra nuosprendis, kurio mes negalim pakeisti. Tai čia gal vienas mitas būtų. O kitas mitas būtų, iš tikrųjų, žmonės dabar labai gyvena socialiniai erdvėjai. Mes labiau atrodo kartais gyvename Instagram'e negu realiam gyvenime. Ir yra labai toks mąstymas, kad oda turi būti be porų, lygi, kaip mes dabar su makiažais esam ir panašiai, kad taip jinai natūraliai ir atrodo. Tai ne. Oda turi ir poras, porose oksiduojasi sebumas, jos būna patamsėjusios, tai yra absoliučiai normalu, kad ir kiek veido valymų darysim, kad ir kokias priemonės naudosim, tos poros niekur nedings. Lygiai taip pat mimikos raukšlės, kad jau čia jeigu atsiranda, tai jau čia iš karto senatvė, nes ten Instagrame tikrai būna viskas labai jau lygų, gražu, tobula. Tai taip iš tikrųjų nėra. Nei tos Hollywoodo žvaigždės dažniausiai netrodo taip, kaip per premjeras ar ten filmuose, nei šiaip tie žmonės ar influenceriai. Aišku, visada galima ten visko prisidaryti, bet vėlgi su laiku tai pasimatys. Tai tiesiog, jeigu taip jau trumpinant, tai tiesiog, kad oda jinai nėra tobula, tokia nebūna, nebus ir reikia tai priimti, kad žmonės turi tą odą su tekstūra, su visokiais neligumais ir tai yra visiškai normalu. Šiaip labai gerai, tu čia pasakei mintį, kad iš tikrųjų labai iškraipytas suvokimas yra, nes tikrai būna, kad matai ten tos žinomos moters, tarkim, gana jaunos, iki 30 metų tą odą tobulą ir tu, man atrodo, daug kas labai ilgai nesuprato, galbūt dabar jau pradeda suprasti, kad iš tikrųjų tai yra fileriai kažkokie, kurie po 10 metų tikrai neatrodys taip, kaip dabar atrodo. Tai jo, man atrodo, tos normos tikrai, aš labai pritariu tau, kad labai iškraipytos. Ir aš gal apskritai norėčiau tavęs paklausti, kai ateina pas tave klientai, kaip tu jauti, ar jie labiau nori susidraugauti su savo oda ar kovot? Dažniausiai šiaip ateina kovot, bet aš tada mokau susidraugauti, nes pavyzdžiui, labai dažnai net nesvarbu, kokia tai būtų problema, ar tai yra rožinė, ar tai yra aknė, hiperpigmentacija, raukšlės, ar ten tos populiariausios tokios problemos. Vienas iš pirmų klausimų būna, tai kiek kartų reikės? Kiek man čia dabar kartų reiks ateiti, kad jau viską sutvarkytume? Tai iš tikrųjų taip nėra. Odos priežiūrą galima būtų prilyginti, pavyzdžiui, sportui arba sveikai mitybai. Mes neateinam pas trenerį arba pas ten kažkokį dietologą, neklausim, tai kiek čia dabar laiko, kiek čia savaičių man reiks pavalgyti sveikai arba pasportuoti, kad jau čia būtų tas rezultatas. Tai yra nuolatinis darbas, tai yra priežiūra. Jeigu tai yra kažkokia lėtinė uždegiminė odos liga ir mes norim kažkaip pasiekti jos remisiją, kad jinai atsitrauktų, kad ta oda būtų tiesiog sveikesnė, gražesnė ir visa kita, yra kažkoks kursas, kuris vis tiek nėra labai trumpas, kol tu gali pasiekti tą matomą akivaizdžiai rezultatą. Bet vėliau jį reikia palaikyti, lygiai taip pat kaip su raukšlėm. Jeigu žmogus nori amžėti gražiai, tai nori gerinti odos elastingumą, ten skatinti kolageno gamybą, ar nėra labai daug procedūrų, priemonių, kurias galima naudoti, tai yra vis tiek nuolatinis darbas. Čia vėlgi, gal čia yra dalis, ką kalbėjom prieš tai, kad žmonės norėtų, kad suleistume injekciją, išsilygina raukšlė ir nieko daryti nereikia, bet iš tikrųjų net ir su injekcija. Praeis 3-4 mėnesiai, vėl reikės ją leistis. Nebus taip, kad ta raukšlė dings visam gyvenimui, ar ne? Tai dažniausiai taip ateina kovoti ir tada aš stengiuosi papasakoti, kaip iš tikrųjų ta oda veikia, kaip ją reikia prižiūrėti ir kad jeigu norim ją turėti gražią, sveiką ir mums tarnaujančią, reikės ją rūpintis visą gyvenimą. Ir jauti, kad, tarkim, kai ateina žmonės, labai kompleksuoja dėl tos odos, dėl to ir nori kovoti.
Taip, dalis žmonių taip, kita dalis, aišku, ateina dėl to, kad jau būna labai kažkokios tai, nežinau, mano labai daug klientų ateina, pavyzdžiui, nusivylę po visokių gydymų, pasakoja tas pačias istorijas, aš visada girdžiu ten tą patį per tą patį, naudojau antibiotikus, naudojau hormonus, lazerius, viską naudojau, nieks nepadėjo, oda dega, viską niežti, viskas blogai, čia padėkit. Tai aš suprantu juos, jie ateina ieškoti sprendimo, nes jiems nebepatogu gyventi toje savo odoje. O kiti žmonės tai taip, dėl to amžėjimo, dėl visokių ten atsirado raukšlelė ir panašiai. Tie kompleksai labiausiai galbūt, sakyčiau, jaučiasi pas jaunas merginas, kurioms yra dar tik tai 20 metų, 22, ta prasme pradžia ir jos jau nusako pas mane čia koktoj raukšlės, arba čia prekių ir panašiai. Aš sakau taip, nes jūs gyva, jūs mimikuojat. Tai yra normalu. Tai va tie kompleksai labiausiai, gal sakyčiau, ateina iš jaunų žmonių. Vyresni žmonės dažnai būna jau priėmę tą savo amžėjimą. Aišku, irgi ne visi, bet aš tada labai stengiuosi vis tiek į tai pasižiūrėti, kažkaip gražiai paaiškinti per tą visą natūralaus gyvenimo ciklo prizmę. Ir tikrai daug žmonių su laiku tai priima. Jie mato gražėjančią odą, lankosi procedūrose, naudoja paskirtas priemonės ir mato save veidrodyje taip, kaip tikriausiai norėtų matyti. Niekada taip nebus, kad ateis, pavyzdžiui, moteris, kuria yra 50 metų ir mes padarysim kažkokį stebuklą ir jinai išeis kaip 20 metė. Taip nebus niekada, net ir su visais fileriais, net ir su visom operacijom. Mes visada galėsim vis tiek pasakyti, kiek plius minus tam žmogui metų. Gerai, jisai gali nusibraukti 10 metų, bet jau 20-30 tikrai nenusibrauks. Tai va, ir viskas. Ir va tokiu būdu tvarkomės su tais kompleksais. Šiaip apie kompleksus kalbant, kadangi kalbėsim ir apie filerius visus, tai aš kažkaip noriu pasidalinti savo patirtim, gal kažkam tai bus aktualu, gal kažkas taip panašiai, jaučiasi. Tai aš šiaip gal prieš kokius net 3 metus tik tais pradėjau išdrįsti eiti į sporto klubą, į pirtis nesidažys, įsivaizduoju, nes antiek nepriimdavau savo veido odos, nes kažkas mokykloje kažkada pasakė man, kad aš negraži nesidažys. Ir man taip įstrigo kaip kompleksas ir va dėl to, man atrodo, žiauriai yra svarbu atrasti tą savosti, kaip tu jautiesi, o ne ką tau pasakė kiti, nes žinai, tada aš pradėjau ir buvo tikrai momentas, kada prieš priimant savo odą, kad galvojau, blemba, čia gal reikia iš tikrųjų ir tą filerį kokį nori, žinai, pakeisti savo visiškai veido formas ir panašiai. Ir tada pradėjau eiti į terapiją ir supratau, kad man reikia tiesiog rūpinti savo veido odą, pradėjau be makiažo mylėti realiai savo veidą ir tada, žinai, net pradėjau iš aplinkos žmonės ir komplimentų sakyti, aišku, ne viskas yra komplimentai, bet labiau iš tos pusės, kad aš priėmiau save ir tada pradėjau gal girdėti net žmonės, kurie tai pradėjo sakyti, anksčiau net galvodavau, sako, kad paguos, žinai, toksai. Ir tada pagalvojau, kad man jokių filerių nereikia, tiesiog reikia rūpintis tuo, ką man realiai davė tėvai, ką aš turiu. Ir man atrodo, va čia visą laiką labai svarbu pagalvoti apskritai, ar tu nori kažkokius dalykus daryti pokyčius iš to, kad savivertė yra menka, ar iš to, kad, tikrai, galbūt aš, pavyzdžiui, tikrai nesu nei prieš filerius, jeigu tikrai žmogus jaučia, kad jam pakeis kažką labai gyvenime, arba nosis operacijos, žinai, kaip darosi moteris, tai aš nesu prieš, bet labai turiu savo atsakyti sąžiningai, ar tu tai tikrai darai iš meilės savo, ar labiau iš to, kad tu bandai kažkokį kompleksą paslėpti, nes dažnai esu pastebėjus, žinai, kad moteris prisileidžia dalykų ir iš jų elgesio, iš jų leksikono viso, tai jauti, kad jos antiek nemyli vis tiek savęs, nors fasadas, žinai, toksai, kad aš myliu save žiauriai, bet... Taip, ir iš tikrųjų, man atrodo, svarbiausia žinutė, kurią šiaip norisi man perduoti visada kiekvienam žmogui, aš pati irgi esu ją išgirdusi iš vieno labai protingo žmogaus ir mielo, kad reikia išdrįsti gyventi savo unikalų gyvenimą. Pavyzdžiui, man asmeniškai absoliučiai neįdomu, ką apie mane galvoja kiti, kažkas, kodėl aš turėčiau visiems patikti, ta prasme, kodėl aš turėčiau būti visiems graži ir iš viso, kodėl moters vertė turi būti per grožį. Va čia toks irgi klausimas, nes labai dažnai nuo jaunų dienų ar ne, nuo mažumės, ką mes sako mergaitė, mane, iš įpročio, kokia tu graži, oi kokia graži mergaitė. Bet tikrai rečiau žmonės mini kitus dalykus, kokia protinga, kokia žingeidi, kokia smalsi. Ir mes taip ir užaugam su tuo tokiu žinojimu, kad, aš turiu kaip ir būti graži, bet kas iš tikrųjų yra tas grožis, ar ne? Kas apibrėžia, kas yra graži moteris, kas yra negraži, kas yra moteriškumas iš viso. Pavyzdžiui, man visos tos
klišės, nežinau, apie tai, kad moteris ten yra židinio kūrentoja su suknelė ten ir taip toliau, nu, so old school, nu, ta prasme. Bet net ir nėra su to nieko blogo, jei taip galvoja, kaip sakai, savo reikia. Taip, atrast, taip, žinai. jeigu tai yra tavo, viskas Taip. super, bet tiesiog va tas primetinėjimas, kad tu turi, Taip. iš tikrųjų tu niekam nieko neturi. Taip. Nu tiesiog, jeigu nori, super, bet šiaip reikia paklausti tada, va, kaip ir minėjai savęs, ko tu iš tikrųjų nori ir ar tu tai tikrai dėl savęs darai, ar dėl to, kad bandai patenkinti visų kitų ten kažkokio aplinkinių, nežinau, kažkokias iliuzijas į tave Taip. ar panašiai. Taip. Tai kadangi pasidalinau tą savo istoriją, tai internetas irgi, žinai, prisidėjo vat, būtent tas idealios odos įsivaizdavimas, pas mane raudonuodavo oda ir aš galvoju, ar manai, kad net jeigu dingtų, tarkim, internetas, dingtų ir tam tikros odos problemos mūsų įsivaizduojamos, ar nebūtinai? Pačios odos problemos galbūt ir nedingtų, nes jos vis tiek dažniausiai būna sukeltos tam tikrų veiksnių, bet aš manau, kad jeigu dingtų internetas, galbūt žmonių požiūris į tai keistųsi, nes, pavyzdžiui, nežinau, aš turėjau galimybę irgi augti su seneliais, jie jau buvo vyresni seneliai, bet tikrai ir girdėdama, kaip jie kalba su draugais ar panašiai, aš kažkaip niekada, dabar žmonės kitaip bendrauja, jie niekada nekalbėdavo apie kažkokius, kad čia reikia kažką daryti, čia kažkoks ten spuogas ar kažkas. Vėlgi, nesiimu vertinti tai gerai ar blogai, bet aš tiesiog manau, kad jeigu nebūtų interneto, nebūtų tokio spaudimo būti gražiam, tobulam. Nu, va čia irgi tobuli namai, tobula išvaizda ir visa kita. Problemos būtų, manau, kad jas spręsti reikia dėl savęs, kaip ir minėjau, kad jaustumėmės patogiai su savim, savo kūnį ir kad patys būtume patenkinti. Bet jo, nebandyti prisitaikyti vėlgi prie tų visų nufotoshopintų ten veidų, kūnų, namų išsinuomotų ir taip toliau. Nu, ta prasme, kad ten būna net išsinuomoja prabangius namus, kad sudaryt kažkokį ten vaizdą. Žodžiu, mažiau rūpintis, ką galvoja kiti, daugiau rūpintis, ką galvoju aš pats apie save. Visiškai pritariu. Ir kadangi aš pati irgi domiuosi tą odos priežiūrą, nes irgi kaip ir tu atsakėjai, man atrodo, kad šiaip apskritai odos priežiūra yra apie tai, kad tu tiesiog parodai rūpestį ir meilę savo. Tiesiog ne iš to, net ne apie išvaizdą kalbant, tiesiog, kad tikrai jinai gerai jaustųsi ir būtų sveika. Tai aš, ką norėjau tavęs paklausti, ar pritari, kad yra tam tikrų dalykų, ką mes galim įtraukti į kasdieną, kas tiesiog mums vėlgi padėtų rūpinti savo odą, net nebūtinai, kad kosmetologija, galbūt net nemokami kažkokie kasdieniai dalykai. Aišku, taip. Yra labai daug netgi gerų nemokamų patarimų. Tai galima kelis ir pavardinti. Pirma, geras kokybiškas miegas. Antra, kuo dažniau keisti savo pagalvės užvalkalą, pavyzdžiui. Arba miegoti ant šilko, bet jeigu nėra to šilko, tai tiesiog dažniau keisti. Naudoti vienkartinės servetėlės, pavyzdžiui, šluostantis veidą arba dažnai keisti veido rankšluostį. Tiesiog švariu. Stengtis sveikai maitintis ar nesveikiau, tai gali įvairiom formom pasireikšti, bet tiesiog sveikesnė mityba. Šitas dalykas vienas reikalauja šiek tiek investicijų, bet naudoti visada SPF. Nu, ta prasme, šviesių paros metu saugotis UV spindulių. Kepurės kažkokias nešioti, skrybėlės ar ne, kad apsaugoti veidą. Tai daug tokių, dabar galvoju, iš tikrųjų daugiau vandens gerti, ar ne, kad daug tokių paprastų dalykų, ką darytume šiaip dėl savęs, sportas, tas pats kažkokie pratimai, prasitampimai, visa tai taip pat įtakoja mūsų odos būklę. Tai jie, galima sakyti, nieko nekainuoja arba labai minimaliai kainuoja, bet juos tikrai galima daryti. Taip, pritariu. O kadangi mūsų šios dienos tema yra mūsų veido oda ne priešas, tai man įdomu, ką tau pačiai sako šitą frazę. Tai tą ir sako, kad mūsų oda nėra priešas, ji dažniausiai signalizuoja mums apie tam tikrus dalykus. Aišku, labai sunku šitą pritaikyti žmogui, nežinau, kuris ten tikrai, tarkim, ta pati rožinė, jinai yra taip, jinai yra paveldima liga, bet vėlgi su ją galima kažkaip tvarkyti, sukovoti, bet čia ne ta blogąja prasme, bet tiesiog susitvarkyti su ta liga ir nepatraukti ją. Bet iš esmės, jinai dažniausiai to signalizuoja jo apie įvairius dalykus, galbūt yra kažkokie kiti sveikatos sutrikimai, galbūt verta pasidaryti tyrimus kažkokius, galbūt verta valgyti sveikiau, ieškoti tiesiog būdų,
kaip pasirūpinti savimi labiau. Vėlgi, tai galbūt neveikia visiems 100%, nes tikrai kartais ta problema nurandom gali būti. Aš tikrai turiu tokių klientų, kurie labai sveikai maitinasi, sportuoja, pastoviai darosi tyrimus, juos ten labai netgi išsamei tyria ir vat viskas yra gerai, o oda kažkaip nelabai. Būna ir tokių atvejų. Bet šiaip manau, kad tai yra vis tiek, oda yra didelis labai organas, ar ne, tai jinai mums dažnai pasako apie daug dalykų tiesiog apie mus. Tai va. Taip. Norėčiau tada eiti prie būtent lėtinių odos problemų ir galbūt gali papasakoti žmonėm, kurie galbūt susidūrė tik su tam tikra odos problema, kokių apskritai jų būna ir kurios gal dažniausiai pasitaikančios. Jau buvai minėjus, bet kad užtvirtinimui. Tai mano darbo praktikoje dažniausiai tikrai pasitaiko rožinė, aknė, hiperpigmentacija. Tai yra būklė įgyjama, bet vis tiek dermatitas, tas pats plaukų slinkimas, alopecija. Sakyčiau, kad šitos gal yra dažniausios tos, su kuriomis susiduria kosmetologai, ar ne? Nes yra labai daug odos visokių ligų ir būklių, kur jau yra reikalinga gydytojo tikrai pagalba. Bet aš daugiausiai tai šitų problemų matau kabinete. Ir aišku, ten amžėjimo visi dalykai, tai kas be ko ten raukšlelės, ten mimikos, elastingumas, tai šitie visi, bet iš esmės taip. Aha, bet šiaip geras. Pirmą kartą girdžiu, kad kosmetologas gali net padėti su plaukų slinkimu, ne? Taip, iš tikrųjų čia yra labai įdomus dalykas dėl to, kad mes kosmetologai nesam gydytojai ir mums netgi negalima sakyti, kad mes gydom, ar ne, tas odos ligas. Bet kokia yra realybė? Realybė tai yra tokia, mokslas žengia į priekį. Yra labai daug kompanijų pasaulyje, kurios gamina įvairias rūgštis, įvairius kokteilius, procedūras, aparatus, visokius. Ir visa šita visuma leidžia, tikrai padėti žmonėms, tai išspręsti tą kažkokią tai odos problemą. Tai nes, vėlgi, ne visada tas kažkoks medikamentinis gydymas tikrai yra atsakymas. Ir kaip ir minėjau, daug žmonių, mano klientų jau būna tai išbandę, praėję, jiems, tarkim, nepadeda ir jie tada ateina pabandyti kažkokio kitokio būdo, kas viskas yra gerai, ar ne, mes galim visi bandyti susitvarkyti su savo kažkokiom problemom skirtingais metodais, bet iš tikrųjų tai taip, labai ta kosmetologija yra pažengusi į priekį ir kalbant apie plaukų slinkimą, tai lygiai taip pat yra aparatai, yra mikrodatinės terapijos, pavyzdžiui, su egzosomom, kas tikrai padeda, yra netgi namų rutinos sudėliotos slenkantiems plaukams ir tikrai daugybė žmonių padeda. Tai vėlgi, dalį tokių procedūrų atlieka gydytojai, ar ne, bet būna, tarkim, klientai, kuriem nepasiteisina, arba jie nori pabandyti kažką kito ir atranda tada mus ir mūsų specialybei tikrai galim daug ką padaryti ir padėti. O pavyzdžiui, iš tų išvardintų gal kažkokių kitų problemų odos, ar yra tokių, kur grožio visa industrija kaip tik viską, žinai, kaip čia pasakyti, maks perspaudžia, kad tai yra kažkokia labai didelė problema vien tam, kad parduotų tam tikrus produktus ar paslaugas, nors tai gal net nėra labai didelė problema. Aš tai absoliučiai galiu pasakyti, kad šitą dalyką aš pastebėjus esu iš esmės tik su amžėjimu. Vadidėja, jo. Su raukšlėm. Aš pati pirmą kartą gavau pasiūlymą iš vienos gydytojos, dermatologės, susileisti botokso į kaktą, kai man buvo 19 metų. Oho. Aš net nesupratau, aš sakau, kaip? Sako, pas tave jau čia formuojasi, žinai, raukšlytės. Ir aš jau tada turėjau truputėlį to kritinio mąstymo, aš galvoju, man 19 metų, aš literaliai ką tik baigiau mokyklą ir man jau siūloma yra, aš atėjau tą prasme dėl kitos problemos į privačią kliniką ir jinai tiesiog, lyg tarp kitko, paminėjo, kad žinok, reikėtų. Ir dabar visos reklamos, ar ne, ta prasme, ten viskas apie tą anti-agingą yra. Ir labai, kas yra liūdna, gal mes apie tai ir nežinau, galbūt pakalbėsim vėliau, bet yra tikrai labai daug tų prietaisų, kurie ilgainiui nepadeda, o pakenkia. Tam kartu jie duoda, pavyzdžiui, liftingo efektą, bet iš tikrųjų darbas, kurį tas aparatas, tarkim, padaro mūsų odai ir tiem giliesiam audiniam yra daug blogesnis negu tas rezultatas, kurį mes matom iš karto išėję. Tai aš šitą dalyką tikrai labiausiai matau su amžėjimo problema, ne su kažkokiom lygom. Irgi ten būna labai ten tie lazeriai, kad lazeris tai nuo visų lygų, ten viską išspręs, plaukus panaikins, kraujagyslės ten panaikins, viską panaikins, išlygins ir panašiai. Bet nėra panacėja ir tas lazeris, taip jisai daug kur gali padėti, viskas yra ok, bet ne visada ir ne visiems.
O dar vienas dalykas, apie kurį irgi mūsų skambučio metu tu minėjai, tai vaistai. Kaip aš supratau, tu esi prieš vaistus, ar ne? Ne, aš nesu prieš vaistus, tikrai ne, bet galbūt čia reikėtų labiau išsiplėsti. Kai yra lėtinė uždegiminė liga, ar ne, jinai visų pirma yra lėtinė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai yra nepagydoma. Ir pavyzdžiui, kai yra lėtinė uždegiminė ta liga ir žmogui yra skiriami, pavyzdžiui, antibiotikai, kurie iš esmės, kaip ir veikia bakteriją. Tai yra toks laikinas sprendimas, jis nesprendžia šaknies problemos, to uždegimo, nei kodėl jisai kilo, nei kaip. Ir dėl to, aš ir sakau, vėlgi dar kartą paminėsiu, kodėl žmonės ateina, jie patys ateina nusivylę vaistais, čia ne tai, kad aš sugalvojau kažkaip, bet visada būna tie patys pavadinimai, tepalų, vaistų, sako, aš atsineša kai kurie maišą, pavyzdžiui, su vaistais ir tepalais ir man rodo, ką naudojo, čia ėjau pas 10 gydytojų, ten vieni tą skyrė, kiti tą, sako, žinokit, man nieks nepadėjo. Vėlgi, aš neneigiu, tikriausiai yra žmonių, kuriem padeda. Tikrai. Yra tų vaistų įvairiausių ir yra kam padeda, bet tiesiog dažnai su lėtiniam, noriu akcentuoti, su lėtiniam būklėm tikrai yra reikalinga ta priežiūra, kaip ir minėjau, visą gyvenimą. Ir tos procedūros, ir ta priežiūra namuose. Tai aš tikrai už vaistus ir pati juos vartoju, kai būna įvairios ligos ir panašiai, bet tiesiog, pavyzdžiui, aš ir pati turėjau paauglystėje, tiesą sakant, tokią būklę, kur man tie patys tepalai ir labai viską sugadino. Man buvo atsiradus labai maža dėmelė, mama nuvedė pas gydytoją dermatologę, išrašė tepaliuką. Aš tą tepaliuką tepu, dėmelė dingo. Nebetepu ir dėmelė vėl atsirado, vėl patepu ir kuo viskas baigėsi. Žodžiu, aš buvau tos gydytojos išmokyta, kad jeigu taip jau tau atsiranda, turi tepti tą tepalą. Ir viskas išsiplėtė iki to, kad man tos dėmės per visą veidą pradėjo rastis, per visą veidą. Ir aš jau laikas atėjo, kai tuo tepalu, kur buvo skirta tik tai mažai dėmelį visą veidą tepiau. Ir žodžiu, mes jau matėm, kad ten yra blogai ir aš pati esu iš Panevėžio, tai Panevėžį, nieks jau negalėjo padėti, mes perėjom labai daug gydytojų, kol tada nuvažiavom pas tokią profesorę Lapinskaitę. Tai jau tada jinai buvo tikrai jau, man atrodo, pensijinio amžiaus, tikrai, bet jinai labai daug metų dirbo, jinai visą savo gyvenimą pašventus sodai. Ir aš iš jos irgi labai daug įkvėpimo gavau ir jinai tada mane labai išmokė, kad sako, tau čia ir yra nuo tų tepalų. Sako, žiūrėk, aš tau dabar sudėliosiu tokią rutiną. Sako, tu turėsi iškentėti. Pradžioj bus labai sunku ir, sako, tau nepatiks nei kaip tu veidrodė atrodysi, nei nieko. Bet sako, tu būk gera, pasitikėk manim, pasitikėk, ką aš tau dabar čia sudėsiu ir daryk. Taip ir buvo. Jinai man sudėjo tą visą namų rutiną, aš ten pradėjau daryti, o Dieve, kaip mano veidas atrodė, aš tuo metu dar atsimenu, mokykloje teatre vaidinau, mums ten buvo premjeros spektakliai, aš buvau baisus veidas, buvo visas. Bet aš sukandus dantis, kažkaip pasitikėjau ir viską dariau, ką jinai sakė. Ir po truputėlį ta oda pradėjo tvarkytis. Tai čia buvo mano asmeninis išgyvenimas, kaip tie visi hormoniniai ir su antibiotikais tepalai man asmeniškai pagadino reikalus. Gal tai ir paskatino paskui tą domėjimąsi, ar ne, kur prieš tai klausė, kaip čia pradėjai. Nes man irgi atrodė visada, kad jeigu ateini pas gydytoją ir jisai skiria, tai jis 100% padės ir jisai žino. Ir vėlgi, aš suprantu, kad gydytojai yra taip ruošiami, taip mokami ir viskas su tuo vėlgi yra gerai. Ta prasme, yra kam tų tepalų reikia ir kam jie padeda. Bet sakau, ne visiems, kai kurios būklės reikalauja kitokio požiūrio ir kitokių ingredientų. Tai tai čia būna ten irgi sako, tu čia kritikuoji vaistus, kritikuoji gydytojus. Nieko aš nekritikuoju, aš tiesiog vadovaujuosi praktika, kuri nutinka. Iragi, mes negalim sakyti, nėra dalyko, kuris tiktų visiems žmonėms, ar ne? Nėra kažkokio unikalaus, čia bet kurioje srityje. Lygiai taip pat ir su ta oda. Ne visiems tinka vaistai, ne visiems tinka antibiotikai. Aš šiaip esu už vaistus netgi, ta prasme, tada, kada būklė yra labai ūmi, labai sunki ir nepasiduoda niekam kitam. Tai tikrai aš ir pati ne vieną savo klientą esu nusiuntusi pas gydytoją. Ateina, aš pasižiūriu, sakau, žinokit, pirmiausiai jums reikia pas dermatologą, pirmiausiai greičiausiai teks pagerti tos vaistus. Pavyzdžiui, jeigu tai yra aknė kažkokia žiauriai sunkia. Ir sakau, tada, kai jūs apsitvarkysit, jūs galite sugrįžti, mes galim dėlioti rutiną, galim kažką daryti. Tai būna tokių būklių. Bet dažniausiai, kaip ateina su kokiom, pavyzdžiui, tom aknėm, tikrai būna sutvarkoma ir tom procedūrom ir be tų vaistų. Ir tada džiaugiasi tiek, pavyzdžiui, tas žmogus arba paaugliai dažnai, ar ne, tikrai ta paauglio oda tikrai dažnai būna sutvarkoma. Vėlgi, sakau, ne visada, kartais būna ūmių atvejų, bet tada ir tėvai laimingi ir vaikai, kad nereikėjo ten tų vaistų, nes pavyzdžiui, kai kurie tie vaistai turi šalutinius poveikius, dėl kurių, tarkim, turėjau irgi atvejį, kur
paauglį atvedė ir tiesiog sako, mes negalim vartoti vaistų nuo aknės, todėl kad kažkas darosi su raumenim, žmogus yra sportininkas, jis nebegali sportuoti, tas jaunuolis, ar ne? Ir sako, viskas išbandyta, viskas. Ir pasakė gydytojai, kad sako, bandykit tada kosmetologinį metodą, nes sako, jeigu jūs negalit vartoti vaistų, tai mes, kaip ir nebeturim jums kaip padėti. Ir tada mums teko tą kelią pradėti, tai aišku, jisai labai ilgas, sudėtingas ir visa kita, bet geriau jau taip, negu kad iš vis nieko nedaryta prasme. Tai įvairūs tie atvejai tikrai labai būna. Aš net paantrintau norėčiau iš tikrųjų, nes man gal prieš metus ar gal 2 kokius irgi atsirado dermatitas būtent aplink burną, toksai yra specifinis perioralinis dermatitas. Taip. Tai ir man su juo kas buvo, iš pradžių labai buvo sausa oda ir aš dar tada nevaikščiodavau pas kosmetologę visiškai absoliučiai. Ir irgi iš pradžių pradėjau tuos tepaliukus tept, kaip ir praeidavo, bet aš jau seniau buvau girdėjus, kaip sakai, ten yra su antibiotikais ir aš žinau tą faktą, kad tai yra tik tais toks laikinas sprendimas. Ir kažkada nesusiję buvo su to, bet pradėjau eiti pas kosmetologę ir iš tikrųjų tikrai labai situacija pagerėjo vien iš to, kad tai nėra labai sausos vietos, pas mane jos vis tiek raudonuoja, taip, bet nėra tokios sausos ir aš pastebėjusi esu, kad tarkim, kai yra žiemos laikotarpis, man labiau paūmėja ta vieta. Ir, žinai, aš irgi gal priėmiau, aišku, yra tam tikrų situacijų, pavyzdžiui, su akne, aš suprantu, kad labai lengva pasakyti, priimk tiesiog, tikrai labai nėra toks atvejis, bet man atrodo, šitoje vietoje aš irgi tiesiog supratau, kad tai arba tu renkiesi, kad alint gal tą savo odą ir tos vaistus naudot, arba, pavyzdžiui, tikrai tuo momentu, kai aš tik pradėjau jausti tuos simptomus, pradėjau tepti, nes man kažkur reikėjo labai ten atrodyti irgi su gražia oda, labai jau ten lygia tokia. Graži, netinkama žodį pavartoju. Bet, žodžiu, tuo metu ir man atrodo, kad irgi jeigu ten labai tau reikia tuo metu tvarkingos ten odos, tai gali pavartoti, bet man atrodo irgi aš pritarčiau tau galbūt, kad tiesiog reikėtų turbūt nuolatinę tą vieną rutiną jau įsivesti ir ant kiek pagerėjo iš tikrųjų odos būklė, tai visiškai tau pritariu tikrai šitoje vietoje. Tai savo pavyzdžių, irgi, tikrai, pajauti tą dalyką, kad tikrai atrodo tą stebuklingą tepalą patepi tam kartui gerai, o paskui, paskui vis tiek reikia ieškoti ilgalaikio sprendimo, visą gyvenimą vis tiek, nesgi tie visi tepalai, ne visi, bet kai kurie tikrai plonina tą odą, tą barjerą, visą hidrolipidai išbalansuoja, daug labai sukuria tokių šalutinių tų poveikių, kuriuos ar taip reikės spręsti. Tai ta ilgalaikis sprendimas turėtų būti vis tiek nežalingas odai, lygiai taip pat su tais pačiais antibiotikais, net ir geriamais. Negersim visą gyvenimą ten, ar į metus ten po 3 mėnesius 2 kartus ten kursai, vis tiek norisi kažkaip pasistengti, jeigu įmanoma, kažkokiais tokiais galbūt švelnesniais metodais. Taip. O pavyzdžiui, ar tau darbo patirty yra buvę taip, kad turėtum net atsisakyti klientės vien dėl to, nes jinai nori labai greito efekto, kaip sakėjai, tai kiek čia dabar reikės tų susitikimų mum ir tik tiek aš esu pasiryžus ir viskas. Taip, aš ne tai, kad tam žmogui pasakau, kad aš čia jūsų atsisakau, bet aš tiesiog niekada nesukuriu kažkokių iliuzijų. Man, pavyzdžiui, labai juokingai atrodo reklamos, atvykite pas mus ten, 6,8 kartus ir mes ten suvaldysime jūsų aknę. Man toks, norėčiau pamatyti tą prasme. Aš tiesiog pasakau realiai situaciją. Visada pasakau, kaip galim daryti. Ta prasme, planas, kuris yra sudaromas žmogui, padėti galima skirtingai. Jeigu tikrai tai yra griežtas užsibrėžimas, kad aš galiu ateiti tik tai tiek kartų, ar jūs man sutvarkysit per tuos 6 kartus, aš pasakau greičiausiai ne. Jeigu žmogus sako, aš tada gal ten noriu rečiau lankytis, bet ten naudoti rutiną, tada jau atsiranda vietos kažkokios diskusijai. Bet šiaip tai niekada aš nežadu ir nemeluoju, nes neturiu aš tokio tikslo pritraukti ir priklijuoti, laikyti kliento, kažkaip, nežinau, jam meluojant realiai, nes aš žinau, kad aš per tuos 6 kartus jam nesutvarkysiu. Nebent yra, pavyzdžiui, klientas, kuris ateina, tokie labai retai gal pas mane ateina, bet būna, kad sako, aš ten tikrai neturiu odos problemų, pavyzdžiui, pasižiūri ir tikrai matai, neturi. Bet sako, man pasausėja oda, gal galite jūs čia man kokį kremuką parekomenduoti, kokią procedūrą vieną kitą, tai tada viskas gerai. Bet visgi dažniausiai mes ir gyvenam tokioj klimato juostoj, kad mes tikrai dažniausiai kažkokių tai problemų vis tiek turim. Ar tai, pasausėjimus kažkokius, ar tai jautrumus, ar dermatitus, ar ten rožinės. Tai pas mane bent jau dažniausiai ateina žmonės vis tiek su kažkokia problema. Labai mažai žmonių, kurie taip tarp kitko užsuka, kad kažką šiek tiek padaryti. Bet vėlgi, kai kurie ateina prevencijai ir kai kurie ateina prevencijai jau nusiteikia, kad aš tą noriu daryti ilgą laiką
ir turėti tą gražią odą. Geras čia visai tas žodis. Nu, jo, nieko tokio, nes? Ne, turėjau meni, kad aš labiau apie tą moters vertę, gal ten pašnekėjau, kad ne per tai, bet graži oda viskas čia okėjo. Aha, nu jo, tik tais, kaip ir sakėjai, yra labai platus spektras tos gražios odos, nereiškia tobula. Tikrai ne, jo. Taip, jo. tiesiog. O pavyzdžiui, šiaip, kadangi kosmetologija tikrai gali labai prisidėti prie odos gerėjimo, ar gali taip būti, kad, pavyzdžiui, kosmetologija vis tiek padėtų žmogui, kuris, kaip ir vardinai, reikia ten gerti vandens, visą kitą, miegot normaliai. Tai jeigu žmogaus šiaip rutina yra gana prasta, mityba prasta, bemiegės naktis, ar kosmetologija šitoje vietoje gali padėti vis tiek? Gali, tik tai, aišku, rezultatai greičiausiai nebus tokie, kaip pas tą žmogų, pas kurį ten viskas yra sutvarkyta. Bet vėlgi, kadangi aš dirbu tikrai daug metų ir su labai daug žmonių, aš esu mačius įvairiausių variantų. Aš, pavyzdžiui, turiu tokių klientų, pavyzdžiui, gydytojų, ar ne? Mano klientai yra gydytojai ir jie turi labai, pavyzdžiui, daug budėjimų ten, arba, tarkim, sunkias operacijas, jie ten operacinėse po 12 valandų ten, ar dar daugiau. Ir ten dar kokie vaikai, šeima, ar ne, atrodo, žmogau, kada tu iš vis ilsiesi. Bet būna, kad stebuklingai tos procedūros atrodo suveikia. Nu, atrodo, visi kiti rodikliai rodo, kad turėtų būti nelabai, patys gydytojai ar ne, bet neturi laiko tai sveikai gyvensenai, bet tos procedūros padeda. Aišku, būna ir visai kitokių atvejų, netgi kur ir žmonės ilsisi pakankamai mažai valandų. Dirba, bet yra kažkokie kitokie veiksniai, dėl kurių tos procedūros ar ten priemonės namuose nesuteikia to tokio didžiulio wow efekto. Tai būna labai skirtingai, bet vis tiek aš laikausi tokio požiūrio, kad visada geriau kažką daryti negu nieko. Tarkim, jeigu jau ten, aš nežinau, būna žmonės, ateina, sako, žinokit, taip tingiu, ten kokias kaukės dėtis, aš geriau pas jūs ateisiu, jūs man ten užtepkite, aš pagulėsiu, bet aš pati ten namie ar pats tingiu, ar ne? Nu tai vis tiek geriau jau kažką vis tiek padarom, ar ne, negu visai nieko. Niekada tos kaukės neuždedam, nieko nepatepam, nieko ne. Nu tai jo, kažkiek padėti visais atvejais, manau, kad gali. Kad ir kokia ta gyvensena bebūtų. Bet kaip ir minėjai, yra tokių net atvejų, kada labai tam kaip ir stengiasi žmogus, galbūt ir maistas labai sureguliuotas, nes pavyzdžiui, žinau, kad su akne labai svarbu yra ir mityba, ir su kitom lėtinėm ligom, bet tarkim, viskuo rūpinasi kaip ir gerai ir nepavyksta, tai ar tu jauti, kad labai daug žmonių kaltina save dėl to, kad visi čia su to tobula oda, o man niekaip nepavyksta, nors viską darau? Kažkokio tai kaltinimo tai yra tikrai, bet aš nežinau, kiek gal dalis kaltina save, bet man tikrai nekartą yra tekę susidurti. Nėra tai labai dažna, bet kai dirbi daug, tai tikrai visokių būna klientų. Tai būna, kur ateina, pavyzdžiui, į tavo procedūras 5-6 kartus ir jau prasideda tokie, tai kur rezultatai? Kodėl aš vis dar turiu aknę? Nors mes ten matėmės, aš visada žinau, kiek mes kartų, ta prasme, kelintas čia mūsų susitikimas, ką mes darėm prieš tai. Bet aš aišku, su tokiais žmonėm tada aš suprantu, kad čia yra ne apie mane. Ta prasme, aš visada bandau paaiškinti, kad žiūrėkit, aš nuo pradžių sakau, kad tai yra ilgas procesas, nebus, kad dings iš karto. Lygiai taip pat ir tie spuogai, ar ne? Aš mėgstu ir klientams savo parodyti, visi, kai ateina tvarkyti kažkokios lėtinės ligos, įsivaizduoja, kad kreivė yra tokia, čia yra, tarkim, visiškai blogai, ne, čia yra gerai. Ir kad ta kreivė eina va šitaip. Ne, jinai eina va šitaip. Taip mes einam link gerėjimo, bet tai nėra tiesi linija, kad jeigu aš pradėjau spręsti problemą, tai pas mane su kiekviena procedūra turi tik geryn ir gražyn eiti. Ne, nes tikrai yra procedūrų tų priešuždegiminių, kurios skatina odos valymąsi, kartais net atrodo, kad pablogėja. Aš ir pati, kai dalyvauju visokiose konferencijose, atvyksta gydytojai ten, arba kosmetologai, kiti specialistai iš įvairių pasaulio šalių labai dažnai tą mini, kad sako, po šitos procedūros jūs sekančią ar dar sekančią dieną sulauksit kliento skambučio ar žinutės, kad, o Dieve, ką tu čia man padarei, mano oda pablogėjo. Taip yra su tom priešuždegiminiam procedūrom. Skatina tą odos valymas. Išeina tie ir pulinukai, ir spogiukai, kartais atsiranda kažkokių laikinų dėmelių, paraudimų, bet visa tai ilgainiui susitvarko. Tai nėra kažkokie pokyčiai, kurie jau ten lieka su visam. Ar ten, tai va, tai taip, šito yra, bet ką, kiek žmonių, tiek jų ten visokių charakterių, reikia pasistengti prie kiekvieno prieiti, aš tikrai labai stengiuosi prisitaikyti ir, kad tam žmogui būtų faina, malonu pas mane ateit, kad jis drąsiai klaustų, bet dėja kartais pasitaiko ir tokių, su kuriais neišeina susitarti, jie vis tiek kaltina arba tave, kad tu kažko nepadarei,
arba kaltina save, arba tiesiog šiaip kvestionuoja, nu kodėl taip yra. Nu bet tada vėl kalbėsi, aiškini, pasiūlai ten, aš būna, kad pasiūlau ten ar kažkokį tyrimą paskaityti, ar kažkokį podcastą pažiūrėti, ar dar kažką, nu ta prasme, kad truputėlį pamotyvuoti ir kad neužsisuktų žmogus toj liūdėjimo spiraliai. Nu kad, nu nesakau, tas procesas ir tas visas reikalauja tikrai valios ir laiko ir jo. O yra, pavyzdžiui, buvo pas tave, kad ateina žmogus ir tu matai, kad per daug prisieksperimentavo. Gal, žinai, iš reklamų kažkur pamatė kažkokį video, kur žiauriai ten gerai viskas odai, bet gal net nei jo ten odos tipui, ten gal problemos visiškai neturi su veidu, bet, žinau, naudoja kažkokį, žinai, susijusį su problema dalyką. Būna. Tai iš tikrųjų dabar, tai pastaruoju metu vienas iš dažniausių tokių tai yra retinolis. O dieve, kiek žmonių ateina, prisinaudoja to retinolio ir ten ateina raudonais, besilpančiais veidais, nebežinau, ką daryti. Sakau, tai ką jūs darėt? Nu ir ten pasakoju, tai aš čia žiūrėjau, čia kad tas retinolis labai gerai tepiau, būna atneša man ten rodo, ten koks nors ten, nežinau, 3%, ten, kad ir to paties 1%. Nes dabar iš vis galimas tik tais 0,3. Jo, bet čia buvo dar buvo galima ten įsigyti ir panašiai, tai tikrai bet ir su tais 0,3 irgi galima iš tikrųjų prisidirbti, nu, nes ne kiekvieno odai, vat, pavyzdžiui, būna, kad retinolį kai kam tikrai užtenka naudoti 1-2 kartus per savaitę iš viso, mažą kiekį, kai kada net vietiškai tik tai. Aš, pavyzdžiui, pati retinolį naudoju labai taip saikingai ir pagrindę savo probleminėse vietose, nu, va, ten, kur labiau mimikuoju, tikrai ne visada aš jį tepu per visą veidą. Nu, nes tiesiog žinau, pažįstu jau savo odą ir žinau, kad ne visada jai to reikia. Tai va, tai tų būna tokių retinolinių eksperimentų, arba, pavyzdžiui, ten sumaišytų serumų, ten priskaitė, kad vitaminas C labai gerai, retinolis tas pats labai gerai, dar ten viską sumakalo, vieną tepą, antrą, trečią, nu ten kosmosas, nedera, ta prasme, tie produktai. Nes gal net eiga kažkokia iš vis netinka. Taip, turiu omeny, kad kai yra dėliojama rutina, vat, pavyzdžiui, žmogui, kad ir jinai yra didesnė, ilgesnė, tie produktai jie dera tarpusavį, nes, pavyzdžiui, labai dažnai medical grade toj kosmetikoje jinai veikia tuo sluoksniavimo principu. Labai daug ir gamintojų apie tai šneka, kad, nu, jeigu paskirsi žmogui 1-2 ten tuos produktus, nu, nesuveiks viskas, nes, tarkim, vienu metu tu turi ir barjerą atstatinėti, ir tą patį uždegimą malšinti, ten spuogus, ir kad raudonis mažėtų, tai nėra kažkokio vieno unikalaus produkto, kuris viską padarys, tai tam yra tas sluoksniavimas. Bet kai žmonės patys prisiperka ir patys pradeda ten sluoksniuoti, tai tikrai būna, kad tų eksperimentų per daug. Arba vėlgi ateina nusivylę ten po kažkokių, tai nežinau, ten labai stiprių procedūrų, kur ten irgi neaišku, pas ką ten darėsi, ir tada irgi būna, kad aš kartais galiu padėti, kartais sakau, nu čia jau žinokit, jau tik gydytojas jums padės, nes jau per daug yra čia pridaryta, kad aš galėčiau kažko padėti. Bet šiaip aš irgi galvoju dabar, kadangi vaikštau pas kosmetologę, tai man irgi sudarytas yra planas ir aš galvoju, eina savo gerai, kad aš irgi nesugalvodavau taip kažko prisidaryti, nes atrodo, ten yra tiek daug priemonių, kad aš turbūt, jeigu būčiau klausius visų iš aplinkos, aš būčiau 10 žingsnių grožio priežiūros rutiną, žinai, pasidarius ten, kur viską tepi ant veido, bet kaip aš suprantu, apskritai kosmetologijoje yra labiau, kad mažiau yra daugiau. Nu, realiai, kad nereikia ten 100 produktų, ar nenaudotam veidui. Taip. 100 tikrai nereikia, bet pavyzdžiui, aš pati vėlgi, ką esu išmokus ir kas mano praktikoje yra labai pasiteisinę, tai tarkim, yra tam tikros rutinos, kur būna tikrai, kaip minėjau, sluoksniuojami tie produktai. Pavyzdžiui, būna ten prausiklis, tada būna serumas, ar ne, nu ten kažkoks tai atitinkamas, tada būna vidurinis kremas kažkoks aktyvus ir tada būna, pavyzdžiui, baigiamasis kremas ir tada SPF-as. Tai kažkam čia gal atrodo labai didelė rutina. Man netrodo, aš pati tokią taikau ir jinai tikrai veikia. Galima ten jo naudoti serumą ir vieną kremą, bet aš, pavyzdžiui, mėgstu tą pasluoksniavimą, geriau mažiau produkto paimti, bet susidėti juos visus ir, pavyzdžiui, man tai geriausiai suveikia iš visų rutinų, kurias esu bandžiusi. Bet, nu vėlgi, mes čia kiek išvardinom, nu čia ne 10 ir ne dar kažkiek ten tų. Ir taip pat naktinė rutina skiriasi. Tai, pavyzdžiui, mano naktinė kartais net būna ir mažesnė negu ta dieninė, nes ten būna, pavyzdžiui, prausiklis ir, tarkim, koks nors kremas ten su rūgštim arba ten serumas kremas. Nu, jos tikrai gali skirtis, bet aš visada esu už tai, kad sudėliotų specialistas
atsižvelgdamas į žmogaus odą, nes, aš irgi dažnai girdžiu, ypač iš galbūt paauglių, kad aš tik tokią pasižiūrėjau, ten dabar trendina toksai kremas ar praustiklis, kur ten išsprendžia visas problemas. Gal su alkoholiu kokiu net ten. Gali būti, jo. Kokiais priedais blogais. Bet čia iš esmės, nėra tos magijos, nėra tokio, sakau, stebuklingo kažkokio produkto tinkamo visiems ir kad ten, jeigu mano draugai akne ir jai padėjo, tikrai nereiškia, kad man tas pats padės, nes mes visi skirtingi, ta oda skirtinga, viena plonesnė, kitos storesnė, ta pati genetika vis tiek kažkokį vaidmenį jinai vaidina. Mityba, vanduo, kuriuo mes prausėmės, namai, kuriuose gyvenam, ar pakankamai drėgmės, ar sausesnis oras, labai daug tų niuansų yra, tikrai. Taip. Norėjau tavęs paklausti dar apie aknės gydymą, nes aš šiaip vaistų tų pavadinimų aš nežinau susijusių su oda, bet ir aš aknės neturiu, bet kai bendrauju su akne turinčiai žmonėm, iškart išgirsti tą žodį rakutanas. Ir aš jau žinau, man kažkaip atrodo, kad tai nėra labai geras dalykas. Tai norėčiau, kad papasakotum, kas galbūt nėra apie tai girdėję, kas tai yra ir ką tu apie tai manai. Tai rakutanas iš esmės, taip, tai yra sisteminis vaistas, kuris reguliuoja riebalinių liaukų veiklą, iš esmės mažina tiek pačias tas liaukas, tiek sebumo gamybą. Šitas vaistas, jisai tikrai yra rimtas labai, gali turėti ir tikrai daug visokių šalutinių poveikių ir mano nuomonė, šito vaisto reikėtų griebtis tada, kada tikrai niekas nebepadeda ir kada ta būklė yra labai labai ūmi. Bet vėlgi, aš taip pat turiu daug klientų, kurie jau yra sugėrę rakutano kursą 1, 2, kai kada net ir 3. Ir kas nutinka? Kai tas vaistas yra nebevartojamas, tos riebalinės liaukos vėl atsistato ir vėl visą tą sebumą toliau gamina ir vėl ta aknė bujoja, taip sakykime, ar ne? Yra žmonių, kuriem rakutanas sustabdo ir tikrai, taip ir užsilieka tas rezultatas. Bet aš vėlgi tikrai nemažai domiuosi ir skaitau, tai visgi nėra dažniausiai tas irgi ilgalaikis sprendimas, nes, pavyzdžiui, kaip ir pasakau apie tą sportininką, tai būtent rakutano ir negalėjo gerti, bandė, bet neišėjo. Taip pat, pavyzdžiui, buvo mama irgi atvedė dukrą, kuriai po rakutano gėrimo, dabar tik tai nepamenu, bet kažkas ar su kepenimu, ar su inkstais pasidarė ir tada net pati gydytoja pasakė, žinokit, čia greičiausiai nuo to jūs nebegerkit. Paskui irgi anksčiau, čia senais dar laikais, kalbėdavo, kad po rakutano net 5 metus negalima ten lauktis ir panašiai. Dabar tyrimai buvo nauji padaryti, kad visgi taip nebėra, kad dabar užtenka ten mėnesį gal nevartoti. Bet nežinau, vėlgi, vis tiek tai stiprus vaistas, ar ne? Tai aš pati galvoju, kad jeigu įmanoma būklę stabilizuoti, kontroliuoti be to, aš bandyčiau be to. Jeigu jau neįmanoma, tada ką padarysi. Bet man kas būna keiščiausia, kai pavyzdžiui ateina žmonės su rožinė arba hiperpigmentacija ir sako, kad man skyrė gerti rakutaną. Šitoj vietoj aš neturiu ką pakomentuoti, aš nesu gydytoja, bet aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, šitas vaistas, taip, jisai galbūt kažkokių ten prieš uždegiminių savybių sumoje ten turi, bet, pavyzdžiui, kaip tai rožinė ir pigmentacijais galėtų padėti, aš nelabai įsivaizduoju. Arba net kažkada yra klientė sakius, kad prie dermatito. Nežinau, ką pasakyti. Šiaip rakutanas pagrindė tikrai yra skirtas aknės gydymui. O tos visos kitos lygos prie ko čia, tai tikrai negaliu pakomentuoti, man pačiai yra keista, bet, kadangi nežinau, tai ir neturiu ką pasakyti dėl kitų lygų. Tai Bet jeigu, tarkim, jau ateina, kaip ir sakei, tas vaikinas, kuris negalėjo gerti vaistų, arba tie, kurie jau yra išbandę, ateina pas tave, tai ar aš gerai įsivaizduoju, kad tada žmogus turi jau eiti sąžiningai kas mėnesį, ar užtenka, nežinau, kartą į 3 mėnesius į pusmetį? Ne, šiaip jeigu tai yra aktyvus laikotarpis, vizitai yra dažniausiai dėliojami kas 2 savaitės, tai yra jau toks aktyvus sprendimas. Kartas per mėnesį šiaip yra visur fiksuojamas kaip būklės palaikymas, bet kokios. Aišku, vėlgi šiek tiek yra kitaip, kai tai yra anti-agingas, pavyzdžiui, bet jeigu mes norim pasiekti tokių tvirtų rezultatų ir nenorim užtrukti ant 3 metų, tai geriausia yra lankytis kas 2 savaitės. Ir iš tikrųjų dauguma kosmetologų, kurie
rimtai dirba su tokių problemų sprendimu, dėlioja būtent tokius laikotarpius. Kartais netgi tai būna ir dar trumpesni laikotarpiai, ten kas savaitę ar kas 10 dienų. Aišku, tokių praktikoje pasitaiko tikrai daug rečiau, tai dažniausias tas laikotarpis yra 2 savaitės, kol pasiekiam norimą rezultatą. Kai mes jį pasiekiam, tada viskas tvarkoje, galim susitikti kas mėnesį, palaikyti ir visą kitą. Būna žmonių, kuriems palaikymo užtenka ir dar rečiau, kas ten 5-6 savaitės, bet vis tiek, kaip ir kalbėjom, su lėtinė kažkokia tai liga, problema, negali tu visai mesti, nes jeigu tu mesi, praeis kažkiek laiko, kad ir su namų ta priežiūra, kažkiek laiko jinai palaikys, bet praeis laikotarpis ir vėl pradeda matytis. Ir žmonės iš tikrųjų tą patys labai greitai pastebi ir būna tikrai atleidžia tas vadeles, praeina kažkiek laiko, rašo, žinok, man jau čia vėl lenda ten tas raudonis, gal jau čia visgi darom, kaip sakei. Tai bet vėlgi tas palaikymas, kaip ir kalbėjom, yra prevencija prieš daug dalykų, nes dažniausiai visos tos procedūros yra anti-aginės, skatina jos ten daug gerų atsinaujinimo procesų mūsų odoje, tai aš esu už tai, kaip ir sakau, sportas, sveika mityba ar panašiai. Tai va. Supratau. Norėčiau dar eiti tada prie kitos temos mūsų, apie kurią mes šiek tiek jau užsiminėm, apie būtent tą amžėjimą. Tai apskritai, kaip tavo nuomonė pasikeitė gal per 10-20 metų suvokimas būtent apie raukšles ir amžėjimą? Dabar labai man patinka, kuria linkme dabar jau juda, gal sakyčiau, vakarų pasaulis, nes visgi būkim biedni, bet teisingi, yra tikrai labai daug dalykų pas mus atėję iš mūsų nelabai draugiškų kaimynų. Pavyzdžiui, tie patys fileriai, ar ne, tarkim, yra pavadinimas Russian lips, ar ten Russian cheeks, ne, ir jau kai pasižiūri, į šitos, sakykime, pasaulio pusės, tos grožio trendus, tai, labai viskas yra vienoda ir iš esmės, panašu. Dabar aš, pavyzdžiui, tikrai jau žiūriu daug ir visokias ten Hollywoodo aktorės, tarkim, ar atlikėjas, labai stengiamas yra išsaugoti savo natūralų grožį. Taip, vėlgi prevencija, kažkokia pagalba, atsirado netgi tokie terminai kaip, pavyzdžiui, baby botox, kas iš esmės yra tas pats botoksas, tik tai ten mažesnis kiekis, bet jau vis tiek norima, kad mažiau. Kad matytųsi tie visos išraiškos. Kad galėčiau judinti tą kaktą, kad nesimatytų gal tų ryškių raukšlių, bet vis tiek, kad kažkoks judėjimas būtų. Tai aš visą laiką šitą pavyzdį labai mėgstu imti, man labai patinka aktorė Meryl Streep. Ir, pavyzdžiui, yra tokia irgi, žvaigždė Donatella Versace, ne? Ir turim panašaus labai amžiaus moteris ir kaip skirtingai jos atrodo. Skonio reikalas, aišku, man Meryl Streep yra labai graži moteris, aš joje matau daug šarmo, daug charakterio, daug savasties, daug unikalumo, aš ją žiūriu ir man jinai yra diva. Tiesiog taip, kaip aš norėčiau atrodyti jos metų 100%. Jinai pati ne kartą yra minėjus savo interviu, kad nuo jaunystės lankosi pas savo pamėgta kažkokį kosmetologą ar kosmetologiją, darosi procedūras, prižiūri, bet akivaizdu, kad jinai tikrai ten tų kažkokių rimtų labai injekcijų nesileidžia, nes jinai ir raukšlių turi, ir jos visas veidas pilnai juda, ir kaklas, taip galbūt kažkas yra daryta, bet taip, kad mes tikrai negalim pasakyti ar matyti. O yra kitas pavyzdys, tarkim, ta pati Donatella, ar ne, kur mes akivaizdžiai matom, kad yra daug kas daryta. Tai labai mėgstu palyginti dėl to, kad amžius tiesiog panašus ir statusas tikrai, abi dvi žvaigždės, abi dvi turi galimybės ar ne, bet renkasi skirtingai. Tai manau, kad dabar jau mes einam vėl link to kažkokio natūralumo, link to požiūrio, kad noriu likti savim, nenoriu visiškai savęs pakeisti. Kas dar prieš 10 ir 15 ar 20 metų vėl atrodė kitaip, norėjusi daugiau leisti, spūstis ir panašiai, bet ir dabar ir matosi, kad tos moteris, kurios tuo metu prieš tą 20 metų turėjo galimybės, nes dar vis tiek į Lietuvą tik tai pradėjo ateidinėti tie visi dalykai, kaip jos atrodo, pavyzdžiui, dabar, ar ne? Tai vėlgi, sakau, skonio reikalas, man visada gražiau yra, kai yra daugiau žmogaus savasties, o ne kai yra viskas vienodai pagal kažkokį tai šabloną išformuotą padaryta. Tai Aš jį pastebėjus, kaip ir sakai, yra, man atrodo, dabar pats Hollywoodas labai dvi pusės išsiskyręs. Nes kaip tik neseniai aš mačiau kitą pusę, kur pasidarė ten ir odos patempimą ir prisileido, gal žinai, Kris Jenner. Taip, žinau. Aha. Tai ją atjaunino, kaip sakai, negali atjauninti ten daugiau nei 10 metų, bet ją jau ten taip atjaunino. Toks jausmas, kad sunku suvokti, kad taip galima, žinai, bet
Man atrodo, dar čia yra dar kita problema, kad, tokie dalykai tai kainuoja nežmoniškus pinigus ir tai, žinai, kadangi mes pasiekiam informaciją jau ne tik per ten žinias, kažkur per filmus matom tuos aktorius, bet ir per socialinės medijas, žmonėms, man atrodo, tai darosi tokia norma, kad va čia visi turi dabar, aišku, ne visiems net atrodo, žinai, kad tai norma, bet yra dalis žmonių, kurie galvoja, dabar aš turėčiau savo tai leisti ir jeigu aš negaliu savo leisti, tai aš blogai gyvenu, nes taigi čia gero gyvenimo kažkoks, žinai, rodiklis, jeigu tu gali ten pasitempt odą ar kažkaip prisileisti kažką, kad atrodytum žymiai jaunesnis. Bet iš tikrųjų, Kris Jenner, tai aš, kad nesumaišyčiau, čia ta mama tu. Nu gerai, bet jeigu taip atvirai, ar duotume mes jai 20? Neduotume. Tikrai ne. 30 aš irgi neduočiau. Ne. Tai va, tai jinai save, pajauna, bet vėlgi, nepamirškim dar vieno dalyko. Šiaip tai mes ją matom su makiažu, kas irgi vaidina labai didelį vaidmenį. Antras dalykas, nuotraukose tai tikrai yra daug Photoshopo ir viso kito, apšvietimas ir visi šitie dalykai. Klausimas, kaip jinai atrodo be viso to namie, be makiažo, paprastoje šviesoje ir taip toliau. Galbūt tai yra irgi neblogai. Aš, pavyzdžiui, esu už patempimo operaciją, pasakysiu kodėl. Todėl, kad su amžium tikrai ta oda veikia gravitacija, skirtingų žmonės skirtingai, bet atsiranda labai tas odos perteklius. Ir pavyzdžiui, tikrai būna labai sukrenta tie ir kaklai, ir vadina tą buldogo oda, ir ne, kaip atsiranda jinai. Tai tikrai aš nematau nieko blogo tai pasitempti, pasišalinti, bet vėlgi, ne tai, kad tai nepakeis labai tų bruožų, bet tikrai nurėžia tų metų, bet ir tuo pačiu ir pačiam komfortiškiau, kai nekaba čia visur oda. Tai viskas gerai, aš esu už tai ir suprantu, kad kartais po tų operacijų, kartais tenka ir tuos filerius, bet vėlgi apie amžių eina kalba, kiek tam žmogui metų, ar jisai jau nori tai daryti, kai jam 30 ar kiam, ar kai jam yra jau ten 55, 60 ir taip toliau, ar ne. Tai čia irgi, man atrodo, labai svarbu, taip vertinti realistiškai, kiek man yra metų ir ką aš noriu daryti. Ir pavyzdžiui, ką aš rekomenduočiau visiems. Jeigu norit darytis bet kokią procedūrą, ar operaciją, procedūrą, pasistengit tikrai pasiskaityti kuo daugiau tiek tyrimų, tiek visokių straipsnių, pasidomėti ir tam pačiam Reddite ar kažkur, kokią įtaką tai turi vėliau, kokį audinį mes, pavyzdžiui, paveikiam, nes, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu haifu procedūros, aš esu visiškai prieš ją, nes iš esmės tai skaido mūsų riebalinį audinį, kas yra odos karkasas ir kas visą tai laiko. Ir mes nebeturim galimybės to riebalinio audinio atsigaminti. Dėl to tie pusti žandukai ir apvalūs veidai yra šiaip jaunystės simbolis. Tai tas haifu jisai ištempia ten tą odą, viską padaro, bet mes netenkam, kaina yra riebalai veido, ko mes tikrai nenorim prarasti. Tai va, tai pavyzdžiui, aš tokią informaciją turėdama, aš jau tos procedūros nenoriu darytis. Arba ten, apie filerius dar pakalbėsim, bet irgi ten yra tam tikri irgi šalutiniai poveikiai, kur kaip pagalvoju, ar aš norėčiau, kad man tai būtų, ne, tai aš tada ir nesidarau. O jeigu matau, kad viskas yra gerai, kažkokių ten didesnių šalutinių nėra, arba pavyzdžiui, poveikis yra laikinas, jisai išsivaikšta, net tas pats permanentas šiais laikais yra, pavyzdžiui, kokybiškas daromas su tais mineraliniais pigmentais, kurie su laiku išblunka ir tu turėjai kartoti, kas man atrodo super. O anksčiaugi būdavo ten visai kitokie tie pigmentai, tie antakiai mėlyni, žali, dabar žmonės sunkiai naikinasi ir ne visiems net pavyksta išsinaikinti iki galo, nors irgi yra dabar labai daug metodų tam. Bet tai ką aš ir sakau, kad tas natūralumas ir galėjimas sugrįžti atgal, kad maždaug kokiai pasidariau, nepatiko, bet galiu dar grįžti, man tai patinka. Aš nenoriu pasidaryti ir paskui žinot, kad velnias, dabar jau kelio atgal nebėra, nebesusigražinsiu taip, kaip buvo. O kaip manai, šitas visas dalykas dabar, kad moteris nori ten nesenti, nepasenti, kaip manai, ar čia yra iš estetikos tiesiog to noro, ar dėl konkurencijos? O Jėzau, čia labai irgi plati tema. Man iš tikrųjų dabar tenka matyti irgi socialinėje erdvėje labai daug ekspertų. Kitaip tikrai nepavadinsiu, tik su kabutėm. Aišku, dažniausiai vyrų ir dar dažniausiai vyresnio amžiaus vyrų, bet čia vėlgi ne apie tai, kurie vertina moteris pagal jų amžių ir aiškina, kad iki 25 yra moteris verta kažko, nuo 25 jinai vysta, kaip ten kokia gėlė, o vyro vertė su metais, tai kaip gero vyno, žodžiu, tik tai auga. Aš šitų nesąmonių negaliu tiesiog klausyti. Ir šitas nesąmonės girdi moteris ir jinai supranta, man 30, tai viskas mano vertė krenta, jeigu jau ten virš 30, o dar jeigu 40 ir visi pasakoja, kaip čia su jom nieks tada nenorės susitikinėti, kaip jos čia nesusiras antrų pusių, kokios jos čia bus vienišos ir nelaimingos. Ir aš tikrai žinau,
kad daug moterų daro visus šitus dalykus iš to spaudimo. Tikrai žinau, kad yra dalis be abejo, kur tiesiog dėl savęs joms taip gražu, joms patinka, čia viskas super, važiuojam, jeigu patinka, tai ir daromės. Suprantam visas ten pasiekmes, viską norim ir daromės, bet aš tikrai ir pati susiduriu su labai daug to, kad, yra baisu, kad ta raukšlė matosi, kad taip toliau ir ne tai, kad man negražu, bet aš maždaug nepatogiai jaučiuosi prie jaunesnių, ten tarkim kolegių, nes aš tokia prastesnė, man čia siaubas, tragedija, ta prasme, aš nesuprantu to, niekada nesuprasiu ir iš viso, dėl to jau pradžiai kalbėjau, kad man labai nepatinka tas vertinimas per grožį. Taip visi mes norime būti gražus, kas kam yra gražu, bet amžėjimas ištiks visus ir iš viso vienintelis dalykas, kuris buvo garantuotas mums visiems, kai mes gimėm, tai kad mes 100% numirsim. Tapšne, čia yra vienintelis garantuotas dalykas. Ir taip yra, ta prasme, taip mokslas vėlgi žengia į priekį, galbūt atsiras kažkokie preparatai, žinau, kad jau ir dabar yra išradinėjami, kurie ten skatins tas ląsteles nesenti, išlikti jaunom, ten, žodžiu, visokie dalykai, vitaminai, ten judėjimai, galbūt taip, bet manau, kad kol mes esam gyvi, visi žmonės, kurie šitą podcastą žiūrės, vis tiek neišlauks tų laikų, kad mes galėsim ten, nežinau, gyventi 100 metų ir atrodyti kaip 30. Greičiausiai mūsų tai dar nelaukia, jeigu kada nors iš viso lauks. Tai jo, tas spaudimas, manau, kad yra didelis, labai neteisinga tai yra, aš esu labai prieš tai ir labai noriu tikėti, kad daugiau moterų mylės save ir priims save ir rūpinsi savim dėl savęs, o nestengsis nepasenti niekada ir užpildyti ten, nežinau, visas raukšlės vardant to, kad kiti jas kažkaip ten labiau vertintų. Žodžiu, man čia kažkokia iš vis nesąmonė. Pritariu. Aš dar, žinai, kai tu pasakei, būtent, kad matei video, aš prisiminiau irgi video, kurį mačiau, tarp kitko apie tyrimus, kaip sakai, reikia tyrimus pasiskaityti. Tai man įdomus, ten buvo, aš net nusijuokiau šiek tiek tą video pamačius, kad sako, yra padarytas tyrimas, kad žmonės susileidę į kaktą botokso, jie pasidaro laimingesni. Ir galvoju, absurdas. Man atrodo, kad tikrai, čia galbūt susijęs su kažkokiais kitais dalykais, bet kaip ten bandė įrodyti, kad vien susileidimas padaro laimingesnį žmogų, galvoju, kaip juokaujat, kokie dalykai internete dabar gali suktis ir klaidinti, tarkim, žmonės, jeigu dar, kaip sakai, tau 19 metų pasakė gydytoja tokį dalyką, tai jeigu tu dar, aš tikrai 19 dar nebuvau tvirto stuburo, prieš psichoterapiją man ten galėjo pasakyti ir būtų dar vienas kompleksas, žinai, ir tokį video pamatai, irgi dabar aš būsiu gražesnė, laimingesnė, žinai, tai irgi kaip svarbu iš tikrųjų atsirinkti tą informaciją, netgi kurią internete matai ir patikrint gal netgi tą informaciją, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Ir ar iš tikrųjų toks tyrimas buvo padarytas. Taip. Aišku, irgi aš pati dažnai kalbu apie tyrimus ir man ten irgi kartais bando visokie sakyti, tai atsiųsk tą tyrimą. Galima taip irgi daryti, bet aš, pavyzdžiui, visada nurodau, tarkim, šaltinį arba pasakau, kur galima susirasti. Nes tyrimų yra daug ir yra, pavyzdžiui, tikrai patikimos svetainės, yra viena tokia pagrindinė, kur gali susivesti, tarkim, ir pasižiūrėti, paieškoti. Aišku, tikrai ne kiekvienas tyrimas turi labai daug ten tų tyriamųjų, ar ne, ten sudėtinga kartais kiekvienam klausimui, kiekvienai temai turėti labai daug tyriamųjų, bet kai pasižiūri daug tų tyrimų, tai ir matai, kad dauguma jų yra daryti ant 30, 60, 100 žmonių, nebus tūkstančiai visada ir visa kita. Bet pavyzdžiui, dėl to, kur minėjai susileidimo į kaktą ir dėl tos laimės, aš šitą irgi, tarp kitko, girdėjau, nežinau, ta prasme, vėlgi, ką tai čia gal labiau ta prasme, kad žmogus pamatė save be raukšlių, tiesiog laimingas pasidarė dėl to, bet ne pats faktas, kad tu paėmei, suleidai ir dėl to tą laimę užbūstino, ar ne? Žodžiu, tai jo, reikia tikrinti faktus, bet tokia, aišku, labai sudėtinga patikrinti, ir ką ten tyrė. Tai jo. Ir šiaip tie tyrimai keičiasi vienais laikais atrodė sveika ir ištirta vienas dalykas, su rūkimu, kai tos senos reklamos, kad net neščiosim, rekomenduojama rūkyti, labai gerai stresą nuima ten, dabar visiškai priešingai tyrimai rodo. Aš tikiu, kad mes einam į priekį, bet aišku, mokslas irgi jisai nėra toks, kur nekinta ir yra viena tiesa ir visa kitais visada kvestionuoja, visada juda ir stengiasi prieiti prie tos kažkokios vienos tiesos, kurios iš tikrųjų ir nėra, bet bent jau stengiasi, tai yra faina. Šiaip juokinga, nes pasakėjai apie reklamą, kad apie rūkymą ir aš galvoju, net toks paprastas dalykas, man atrodo, aš net savo mokykloje, gal dar 1 klasėje mačiau lentelę, mitybos ta lentelė,
kur daugiausiai rodė, kad reikia, bet gal aš klystu, nes šiandien mačiau, žodžiu, video, kur ten Amerikoje buvo rekomenduotina mitybos piramidė, kad daugiausiai reikia valgyti grūdų, visų realiai angliavandenių. Čia, kurie pakeitė dabar. Jo, tai dabar visai kitaip atrodo irgi, tokie dalykai, viskas kinta ir tiesiog irgi reikia turėti ir kritinio mąstymo, turbūt ypač, kai dabar tokie informacijos laikai. Čia man atrodo, jeigu aš neklystu, šitas pokytis yra susijęs su dabartiniu Amerikos prezidentu ir jo ten visa komanda, tai čia kiekvienas gal turim savo požiūrį, bet jie ten daug tų tokių pokyčių daro. Nežinau, ką čia ir pasakyti, nemanau, kad tai yra teisinga, tiesiog manau, kad visgi kitaip reikėtų maitintis, kad ten tos daržovės ir visa kita tikrai yra daug, svarbiau mums negu ten grūdai ir angliavandeniai, kurių irgi reikia, aišku, viskas sakai, bet tikrai ne taip, kaip jie ten yra supaišę ir subraižę. Taip. Aš norėčiau tada gal dar ir apie tą amžėjimo prevenciją galbūt pakalbėti, tai kaip be filerių galima kokius irgi dalykus įtraukti į savo galbūt rutiną galima, kad prisidėti prie anti-agingo. Aš taip pati, pavyzdžiui, kalbant apie procedūras, visiškai esu įsimylėjus mikrodatinę terapiją ir ypač dabar su egzosomomis. Čia yra toksai labai egzosomų bumas, vėlgi jos būna tiek augalinės, tiek laboratorinės, čia jau tokie niuansai, aš, pavyzdžiui, esu labai už laboratorinės, nes matau labai didelį efektą su jom. Tai man čia yra tokia, gal sakyčiau, number one procedūra, kur tikrai yra, jinai skatina pačią odą dirbti, tai yra ta padaroma mini pažaida ir visa kita, tikrai toks labai, labai gera procedūra, tikrai manau, kad beveik visi kosmetologai ją atlieka, galbūt su skirtingais kokteiliais, skirtingom technikom, bet iš esmės tai yra labai gera procedūra. Tada kas be ko, aišku, rūgštis, irgi labai fainas dalykas. Yra biostimuliacijos, yra taip pat tie patys drėkinimai, tas pats retinolis su saiku, sudėliotoj rutinoje, patikrinto ir visa kita. Žodžiu, daug ką galima tikrai daryti. Dažnai žmonės klausia manęs apie tą veido jogą arba apie visus šitus pratampimo ten pratimus. Tai vėlgi, kiek aš domėjausi ir skaičiau tyrimų, kažkokių patvirtinimų, kad tai labai padeda, kaip ir nėra, nors žmonės, kurie daro, sako, kad mato pokytį, nes vis tiek tai yra raumenys ir jie dirba. Tai jeigu gali žmonės skirti tam laiko pakankamai per dieną ir tai daryti, tai aišku tikrai irgi nepakenks. Čia tu ir apie tuos, kur guaša masažai buvo? Va dėl šituo aš truputėlį bijočiau, nes galima patraumuoti odą. Pavyzdžiui, jeigu yra kapiliariniai, tie tinklai labai pakilę ir tos kraujagyslės, tu su to guašo braukdamas gali ir pažeisti. Tai aš galbūt būčiau labiau už tuos ten visokius, kur su mimikom daro, ten prasitampo ar ten su rankom kažkaip, tai va yra tokie kaip savimasažai ar kažkas tokio. Vėlgi, sakau, pati, kiek domėjausi šiuo metu, neradau tyrimų, kad grinai tam anti-agingui labai, nes tai odos nei struktūros, nei tų procesų kažkaip nekeičia, bet tokį kaip patempimas, kažkokį tikrai gali padaryti. Ir jeigu tu tą darai kiekvieną dieną ryte vakariam, tai beveik visą laiką ir vaikštai patemptas, kas yra visai faina, jeigu, sakau, tam yra laiko. Tai va, bet šiaip šiuolaikinė kosmetologija yra wow, kaip pažengus, kokių yra produktų, kokių fainų yra procedūrų ir vis auga. Tik reikia domėtis arba rasti specialistą, kuriuo pasitiki ir kuris galėtų vesti tave šituo keliu. Tai va, tai tikrai yra ir be filerių. Bet aš kaip tik tu ir pasakai, kad yra daug procedūrų ir prisimenu, norėjau prieš tai klausti tavęs, kai sakai, kad yra tam tikrų žmonių, kuriem gal rekomenduotum kas 2 savaitės apsilankyti. Bet, nėra pigios tos paslaugos iš tikrųjų, tai man visą laiką įdomu, jeigu tikrai, ne visi žmonės turi galimybių tokiam dalykam, aišku, prioritetai visa kita, bet gal yra kažkokių lengvatų, ką duoda valstybė, ar nelabai šitoje vietoje padeda? Jo, iš tikrųjų nelabai padeda, mes čia irgi kalbėjom su kolegom dabar, man buvo toks atvejis, atėjo pas mane viena klientė, viską išbandžius, vėl. Sako, tikrai sako, žinokit, jinai man taip ir pasakė, atėjau pas jūs, jeigu jau jūs nepadėsit, tai sako, aš jau nieko nebedarysiu, o pas ją rožinę, tikrai, žiūri. Ir aš matau, kad tikrai galima ją sutvarkyti, aš tokių labai daug esu jau, sutvarkius, pasiekėm tas remisijas, žmonės dabar vaikšto gražiom madom ir viskas yra ok. Ir mes su ja pradėjom kalbėti apie visus finansus ir kad ir kiek aš jau ten viską mažinau, žmogui vis tiek yra, per daug. Ir tada man yra labai liūdna, nes priemonės, su kuriuom dirbam, bent jau aš su kuriuom dirbu, tikrai yra brangios, jos nėra pigios, tos savikainos yra nemažos, plus yra technika, yra maišymas, labai, ta prasme,
vat irgi dėl tų kainų čia būna, kad pakomentuoja, o Dieve, kodėl čia taip brangu, kodėl pas kitą kosmetologę ten yra pigiau, o čia pas jūs taip. Visi dirba skirtingai, visi dirba su skirtingom priemonėm, turi savo technikas, turi kažkokių specifinių žinių. Kaina susideda iš daug dalykų, bet labai dažnai didžiąją dalį sudaro ir savikaina, visgi tos procedūros. Dėl to galbūt yra, kad pas vieną veikia labiau, pas kitą mažiau, ir ten tokie visokie niuansai. Ir aš tada pagalvojau, kad ką daryti, taip norėtųsi padėti, bet negali tu visiems dabar padėti, nes tai pats atiduosi visus savo pinigus, ta prasme. Tai mes apie tas paramas pradėjom kalbėti, bet vat nėra, nes tikriausiai jeigu iš viso dėl odos tokių problemų, kas nėra ten koks vėžys ar panašiai, aš iš vis net nežinau, net ar dermatologinius gydymus kas nors remtų. Čia tikriausiai reikėtų kurti kažkokią atskirą fondą, rinkti paramą ir stengtis padėti žmonėm, kurie negali savo ten to leisti. Bet vadėja, kad valstybė kažkaip padėtų su tuo susitvarkyti, tai mano žiniomis šiai dienai lyg tai to ir nėra. Tai jeigu nėra tų finansinių resursų jokių galimybių, yra sudėtinga. Aš, pavyzdžiui, visą laiką, kai ateina žmonės ir klausiu, kokios yra jūsų galimybės. Ar jūs norit, kad aš daryčiau maks taip, kaip matau ir gerai, bet tai bus faktas brangiau, ar man reikia kažkaip bandyti susispausti, kiek mes tada galime aukoti, kokio jūs tikitės rezultatų ir panašiai. Ir jeigu žmogus sako, kad taip labai yra riboti tie finansai ir visa kita, aš pabandau maks priderinti jau kaip begalėčiau, bet kartais net kai tu sutrauki ten tą krepšelį iki 4 produktų, ten visišką bazę, ta prasme, ir iki 1 procedūros per mėnesį, ten pačios pigiausios ir vis tiek žmogui būna brangu. Tada ką? Dėja, tada negali padėti, čia yra liūdna. Žiauriai, jeigu aš būčiau kokia nors milijonierė, tai tada nemokamai daryčiau ir būtų faina, nes tikrai labai norisi padėti. Bet sakau, šiai dienai nesu milijonierė, tai jeigu neturi žmogus tų galimybių, tai tada ką? Gali tada vėlgi bandyti patarinėti kažkokį kremą, kažką, Bet sakau, kai yra problemos jau tokios. Taip. Ta prasme, aš ten sakau, žiūrėkit, vaistinė yra toks kremas, gal šiek tiek jums tą barjerą bent atstatytų, galite ten omega-3 pagerti galbūt, ar ne, jeigu viskas jeigu, aišku, prieš geriant vitaminus visada reikia pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku, pasidaryti tyrimus, bet vis tiek omega-3, arba ten daugiau žuvies pavalgykit, bet esmė aiškia, ten daugiau vandens, bet tie nemokami tokie paprasti patarimai, jie prie, pavyzdžiui, tokios būklės, kokią aš tada mačiau, jie nebus labai efektyvus, nes visgi reikia rimtesnio sprendimo. Taip. Ir apskritai, aš šiaip gal norėčiau net prie tos dar temos grįžti kainos. Kaip sakai, būna žmonės sako, žinai, per brangu. Bet labai tu gerai pasakei, tu ir į savo patirtį žiūri ir bet kuriuo atveju, mes gyvenam tokiam pasauliu, kur, kaip mes nustatysim, ypač tokiose srityse, žinai, kur tu gali nustatyti kainą, kur, nežinau, nėra kažkokio labai fiksuoto dalyko, kai ten produkto, pieno kainos, nepadarys 10 eurų, žinai. Tai. Ir man atrodo labai, normalu, tai tada tu renkiesi pagal savo galimybės, turbūt, bet kokioje srityje. Tai... Aš iš tikrųjų pasakysiu vieną dalyką, čia irgi... aš ten visokių komentarų, ten ir apie save skaičius ir visa kita, tai tokį ten irgi skaičiau kažkada, kad nepamenu, kaip ten tiksliai buvo parašyta, bet maždaug čia kadangi niekas tų kainų nekontroliuoja, tai gali sau leisti čia tas kainas užsikelti ir maždaug apgaudinėti žmonės. Esmė tame. Tai dabar aš atsiprašau, bet pasakysiu savo labai mėgstamą pavyzdį. Nuvažiuojam mes į, pavyzdžiui, Porsche saloną, nusiperkam naują automobilį, ne? Ir laimingi su to automobiliu išvažiuojam. Ir tada važiuojam, žiūrim ten Škodą kokią, ne? Ateinam į tą saloną, žiūrim naują Škodą, ten kokius 105 000 pigiau negu tas Porsche'as, kur ką tik nusipirkom. Tai ką dabar daryti, važiuoti pas Porsche, sakyti, jūs apgavikai mane apgavot, ta prasme, nes aš ką tik naują mašiną salonę mačiau ten už 30 000, o ne ten už 250 ar ten panašiai. Arba ten yra dar Ferrari, visokie ten ir taip toliau ir panašiai. Ar tikrai ten visos tos mašinos yra vertos tų pinigų? Pavyzdžiui, tas pats ten Ferrari, Lamborghini, taip, ten kai kas renkama rankom, ar ne, čia toks pavyzdys, bet, faktas, kad daug yra ir už brandą mokama, ir už vardą, ir visa kita. Sorry, bet kosmetologijoje, Lietuvoje, mažai tu ten sumokėsi už tą vardą. Taip, už žinias, kurios kainuoja, žmonės moka, bet tai yra sąlyginai maža suma. Vis tiek didžiąją dalį kainos sudaro produktas. Pavyzdžiui, lygiai taip pat ten sako, aš mačiau ten egzosomas, ten daro irgi ten pigiau. Palaukit, yra augalinės egzosomos, vėlgi yra laboratorinės. Tada kiek to kokteilio mes realiai sunaudojam? Ar mililitrą, ar 2,
ar 5. Nuo to rezultatas taip pat priklauso. Aš, pavyzdžiui, naudoju visą laiką maksimumą. Nu, nes aš taip renkuosi, nes aš taip tikiu, nes aš matau tame ten naudą. Tai va, yra labai, žodžiu, daug tokių dalykų. Lygiai taip pat ir tos pačios rūgštis. Aš pati tikrai, pavyzdžiui, dalį produktų perku užsienyje ir labai norėjau atsivežti vienas rūgštis iš Amerikos, kurios yra labai efektyvios, labai geros. Ir susisiekiau su gamintoju, pasakiau, kad čia labai norėčiau, gal galit, sakau, atsiųsti savo ten kainas ir visą kitą. Ir atsiunčia man ir aš matau, kad vienos rūgštinės procedūros, kuri iš esmės trunka iki 30 minučių, nes jos yra greitos pakankamai, vien savikaina gaunasi apie 350 eurų. Tai iš esmės ten klientui, tai ten irgi, tai vis tiek dasidės, tai ten maždaug 400 bus ten kaina klientui už rūgštinę procedūrą pusės valandos, kur dabar tiek kainuoja ten 300 eurų, ten tarkim kokią nors jau ten super procedūrą su egzosomom valandinė, ten su maksimum ten kiekiu ir ten kaukiam visom ir visais kartridžais vienkartiniais, žodžiu viskuo. Ir aš supratau, kad šiai dienai Lietuvoje tikriausiai bus mažokai žmonių, kurie už tokią procedūrą galės tiek mokėti. Nes, vėlgi viena yra, kai tu eini, pavyzdžiui, moki už kokį ten, nežinau, klinikoje, ten už kokį lazerį ten ir panašiai, ar ten kažkokį kursą, kur tu ten tiki, kad čia labai ilgalaikiai pokyčiai, visą kitą ten operaciją tą pačią, ir ne, irgi pas vieną chirurgą operacija 3000, pas kitą tą patį operaciją 6000. Tai ar dabar tas yra kažkoks apgavikas? Ne, bet gal pas jį ten darbai tobuli ir visi ten atsiliepimai ir jis turi, ta prasme, didelę patirtį. Tai čia jokios apgavystės nėra, kainodara yra laisvai nustatoma, šiaip tai gali visi tas kainas pasidaryti kokias nori, ypač kai yra geri rezultatai ir sakau, kiekvienas mes renkame su kokiom priemonėm mes norim dirbti. Aš, pavyzdžiui, nuo pat pradžių savo pasakiau, kad aš su pigiom nedirbsiu, nes aš nenoriu žmogui suteikti vilties, kad jis lankysis metus ir iš esmės beveik nieks nepasikeis. Aš noriu, kad pasikeistų ir dėl to atėjau, aišku, vėlgi, kaip ir minėjau, greitų labai ten pokyčių galbūt nėra, bet vis tiek jau, pavyzdžiui, per metus laiko tu gali pasiekti, wow, ten tų rezultatų, bet aišku, tos procedūros jos ir kainuoja ir jo yra tavo žinios, tavo technika, tą pačią procedūrą skirtingi specialistai gali padaryti visiškai skirtingai. Aš ir pati tai mačius, ir pati tai patyrus ant savęs, kaip ten mano, pavyzdžiui, kolegė daro, kaip aš darau, aš matau, pavyzdžiui, skirtumą. Tai, žodžiu, tai va dėl šitų dalykų aš manau, kad kaip ir pati sakei, tau per brangu. Neik, niekas neverčia tą prasme. Taip yra. Pritariu. Ir dar tu buvai užsiminusi, kad yra tam tikrų procedūrų, kurios, tarkim, net ir tų pačių kosmetologinių, kurios gal odos barjerą ne kažkaip plonina. Ar yra ir tos injekcijos tos pačios, kaip kažkokios procedūros gali tuo metu gal estetiškai gerai atrodyti ir, tarkim, būti ir prevencija nuo raukšlių, galbūt netgi nebūtinai nuo raukšlių, o tiesiog skaistesnę odą padaryti. Ir ilgainiui kažkaip ta oda pasidarys prastesnė. Apie tai šiaip kalbėjau jau ne vienas Lietuvos plastikos chirurgas, aš vis ten kartais ir savo profilį pasidalinu. Tai pavyzdžiui, iš tokių labai pavojingų injekcijų, man atrodo, hialurono tie visi užpildai. Visų pirma, todėl, kad jie nepasišalina iš odos ir jie migruoja. Pavyzdžiui, dėl to ančiuko lūpų, ar ne? Kai kurie taip daro ir padaro specialiai, bet kai kada, pavyzdžiui, lūpos būna padaromos gražiai, bet po kurio laiko vis tiek pasidaro ančiuko lūpą. Kodėl? Nes tas hialuronas jis migruoja, jis juda ir jis iškelia tą lūpą. Arba susileidžiam ten į kokius žandus ir vėliau taip, pavyzdžiui, pakyla. Ir yra daryti, irgi čia net YouTube galima atrasti tyrimai, kur buvo peršviesti kažkaip žmonių veidai, kurie ten, pavyzdžiui, prieš 18 metų, prieš 15 leidosi hialuroną ir kaip jisai ten gabaliukais visur yra išmigravęs, nors leidosi į konkrečias vietas ir dabar ten išsidalino ir visa kita. Man tai labai nepatinka. Vėlgi visai kita situacija būtų, jeigu tai galėtų pilnai pasišalinti iš organizmo, bet šita injekcija taip nepasišalina. Tas pats botulinas. Jisai jau yra tada geriau, ta prasme, nes ten vis tiek laikinai tą raumenį neleidžia jam judėti, ar ne, bet irgi yra ten gal kažkokios kitos problemos. Aš, pavyzdžiui, esu irgi girdėjusi daug tokių, kad labai pradeda riebaluotis ta oda, kur buvo leistas botulinas, ten tarkim kakta ir žmonės pastebi, kad labai riebaluojasi ir panašiai, tai irgi komentuoja ten, kad šalinasi kažkokie ten pagalbiniai medžiagos likučiai ir panašiai. Vėlgi, aš nesu gydytoja, tikrai taip smulkiai nepapasakosiu, bet yra tam tikrų minusų. Man tai minusas, pavyzdžiui, vien tai, kad tu negali pajudinti tos savo kaktos. Pavyzdžiui, aš nenorėčiau
nenorėčiau visai. Tai va, tai gal ten tos minimalios dozės yra ok, jeigu tu vis dar gali judinti ir panašiai, ir ten kažkaip ten paskui nesirebaluoja va ta kakta, tai taip, bet pavyzdžiui, sakau, tie fileriai, kurie nepranyksta ir lieka, man tai no-go, ta prasme, tikrai. Taip. Apskritai, kalbant apie prevenciją, ar yra riba, kada galima persistengti su juo? Turint gerą specialistą ar specialistus, tikiuosi, kad ne, bet šiaip tai praktiškai galima. Galima pradėti ten daryti procedūrų beprotiškai daug įvairių. Kaip ir skiria, tinolis gal tas pats ten. Taip, ten, arba ten, nežinau, tiesiog viską miksuoti. Aš esu ir pati paklausus, o tai sako, viena klientė, mes negalim pataupyti laiko ir padaryti tos mikrodatinės terapijos, aš va tada ten biški pasėdžiu ir iš karto rūkštinė man ten, nesakau, negalim tikrai. Šiaip jo geras klausimas. Čia, kad pataupyti laiką, ta prasme, kad maždaug. Bet čia aišku, čia toksai, mes pasijuokėm, paaiškinti žmogui, kad tiesiog taip neveikia dalykai ir tiek. Bet, žodžiu, visko per daug darant, tai galima, bet jeigu prižiūri geras specialistas, ar tai būtų kosmetologas, ar tai būtų gydytojas, kuris tikrai yra atsidavęs savo darbą ir nori tam žmogui gero, tai tada neperlenksi tos lasdos. Bet aišku, jeigu eini ten pas vieną, pas kitą, pas trečią, ten klausimas patikimas žmogus, nepatikimas ir ten sako, jo, čia viską darom, čia viskas gerai, tai tada gali persistengti, bet aš vis tiek noriu tikėti, kad didžioji dauguma specialistų taip nepatars ir nepadarys, kad būtų blogiau. Bet tikrai būna žmonių, kurie specialistų ir neklauso. Ir vis tiek sako, jeigu ten tu nepadarysi, aš surasiu, kas man ten kitas padarys. Arba ten irgi girdėjau iš vienos savo klientės dermatologės, tarp kitko, kad pas ją atėjo klientė putlintis lūpų. Ir žodžiu, jau pas ją ten jos, kaip suprantu, buvo paputlintos, bet jinai norėjo ten kažkokį didelį kiekį, nepasakysiu, kiek ten tų mililitrų susileista, gydytoja pasakė, ne, sako, žinokit, jums tikrai neleisiu tokio kiekio per tokį kartą. Gerai, sako, aš žinau, kas leidžia. Ir va tada nueina į visokius butus ten, pas visokias ten specialistės, kurios jau ten kiek norėsi, tiek to ir suleis. Tai va, taip. Tai va labai šaunu, kad tokie va gydytojai atsisako ir nedaro tokių nesąmonių, žiūri vis tiek žmogaus sveikatos, o ne kad ten kuo daugiau tų mililitrų suleisti, patenkinti jo norą, bet užtat, tai va, tai manau, kad viskas priklauso nuo specialisto ir sakau, aš visada siūlau eiti pas juos, o nespręsti ir viską daryti pačiam. Dabar tu pasakė apie lūpą, žinok, net prisiminiau, irgi noriu papasakot, gal kažkam irgi aktualu, gal jaunų merginų yra klausančių. Tai man, kai aš galvojau ir apie tą, žinai, šiaip, kad aš negraži esu ir galvojau daug dalykų, ką čia pasidaryti su veidu, tai galvojau ir apie lūpas, nors mano lūpas šiaip yra gana didelės. Taip. Ir aš įsivaizduoju, galvojau irgi, kad gal reikėtų man pasipūst, kad dar geriau atrodyčiau. Ir dabar net su juoku atrodo galvoju apie tas situacijas, net gaila būtų, jeigu būčiau taip padarius, nes va būtent, kaip sakai, gali išmigruoti. Ten dar viskas blogiau atrodytų ir tikrai tuo metu viskas net ne apie tai buvo, ne apie tai, kad aš gražiau atrodysiu, o tiesiog galvau, kad savivertė pakils, nors visiškai ne nuo tos pusės reikia pradėti. Tai labai rekomenduoju visą laiką su savivertė dirbti savo merginom. Iš tikrųjų, aš pati, pavyzdžiui, esu turėjus irgi klientę ir čia tokių panašių situacijų yra tikrai ne viena ir ne dvi buvę. Pavyzdžiui, ateina arba sako, tai aš visgi ten nusprendžiau, leisiuosi aš tos lūpas, ten ok, ir ateina paskui susileidus ir aš žiūriu visos tos lūpos guzais. Ir sakau, o čia, kaip čia, sakau, čia taip ir bus, ar čia kažką pakomentavo, ten ar gydytoja, ar negydytoja ten leido, nežinau, kas ten leido, nes kartais irgi žmonės ir patys nelabai žino, kas leido. Sakau, tai ten gydytoja, kaip, ten jinai yra tokia kaip ir kosmetologija, bet ir kaip ir gydytoja, ten, žodžiu, jinai ten baigus, ten pas ją kabo, žodžiu, nesuprasi, ar jinai ten gydytoja, ar jinai kosmetologija. Kursus kažkur kitur. Kursus kažkokius ten baigus. Jo, kažkas ten tokio. Tai irgi, bet, ir sako, tai jo, čia tie guzai išsivaikščios. Ir paskui mėnuo praeina, antras, aš kaip ateina ta klientė, kaip neišsivaikščia tie guzai, taip neišsivaikščia. Bet būna, kad taip ir gyvena. Aišku, su laiku gal ten kažkiek jie biški prasilygina, bet vis tiek jau matosi, kad kažkas buvo daryta, kažkas tom lūpom truputėlį jau nebe taip. Tai dėl to aš irgi jau sakau, kad visų pirma, jau jeigu tikrai norisi ten tų injekcijų, tai taip reikia išsirinkti tą specialistą visų pirma ir kad ten tikrai ir gydytojas būtų ir kad viskas legalu, tvarkinga, bet ir kad šiaip pasiskaityti, vis tiek vieni specializuojasi labiau vienoj gal srity, kiti kitoj. Kaip ir chirurgai, ten vieni sako, labai ten gražias nosis daro, kiti ten labai kokius, nežinau, smakrus gražius ar dar kažką. Tai išsiieško to savo specialisto, jeigu jau kažką tokio daryti, tai
Kad paskui netektų tiesiog nusivilti, nes visgi veidas pačiam bus paskui nemalonu ten į save žiūrėti veidrodį. Visiškai. O jau prieš pat pabaigą norėčiau dar eiti į tokią konkurencijos temą, nes jau paminėjai, kainos irgi labai skiriasi ir komentarų buvai sulaukus kažkokių. Ir apskritai aš net neseniai kaip tik girdėjau storius vienos dermatologės, kuri pasako, kad yra labai nemažai konkurencijos ir netgi pagalių kišimo į ratus ir kažkokios netgi grasinimų visokių. Aš kažkaip niekada nebūčiau pagalvojus, girdėjus esu, kad medicinoje yra labai didelė konkurencija. Aišku, dermatologija irgi yra medicina, bet netgi pas kosmetologus, kaip suprantu, yra konkurencijos. Tai ar tu pati esi tai pajautus? Aš esu pajautusi tikrai ir aš pasakysiu, manau, gerai, viena dalis tai faktas, kad yra pavydas. Čia nieko nepridursi. Tiesiog pavydas, kad aš negaliu kažko padaryti, kaip padaro tas žmogus, tai aš pavarysiu. Kaip tos kainos. Pavydžiu, nes pas mane neįs, jeigu tai pakelsiu. Taip. Lygiai taip pat esu, pavyzdžiui, žinau vieną tokią kosmetologiją, kuri bet kokiam skandalui nutikus šitą temą iš karto pasisako, iš karto jinai ten, o Dieve, esu pasibaisėjusi, kaip yra baisu. Ir taip toliau, ten žiūrėjau ir ten, įvairiausių, kas yra susijęs žodžiu su grožiu ar kažko, visada jinai pasakys savo nuomonę ir visada jinai ten įdės kažkokius ten storius ir taip toliau. Kame yra dar problema? Žmonės dažniausiai netikrina informacijos. Jeigu kažkas su daugiau sekėjų įkelia kažkokią tai informaciją, žmonės gali iš karto padaryti linčo teismą, visiškai nežinodami pilnos istorijos. Deja, bet taip yra. Tai ir tada yra konkurencija ir panašiai, bet aš su tokiais dalykais, tai manau, kad tada visiškai reikia labai ramiai teisiniais būdais tiesiog tvarkytis ir viskas, nes tikrai yra nesąžininga, kai ateina kažkoks tikrai didesnė auditorija turintis žmogus, kažką ten pavaro, pasako, arba ten, nežinau, iškelia, tarkim, vieną kažkokią tavo padarytą klaidą, ne tai, kad tau pasakytų asmeniškai, kad žiūrėk, tu čia negerai padarėjai, pasitaisyk, žinai. Ne, jis iš karto kelia viešai, N storių, varo ir dar prikuria ten dalykų, kurių niekada nebuvo, ten ta prasme 1% tiesos, 99% kūrybos. Ir taip žmonės žiūri ir tiki tada. Tai ta prasme, aš pati to niekada nedariau, aš niekada apie nei vieną žmogų konkrečiai nesu kalbėjusi, kad yra čia tokia ar toks ir daro taip ir taip. Aš labiau apskritai kalbu bendrai, kad kažkokie žmonės, kažkokie galbūt kolegos yra ten pasielgę ar padarė, bet visiškai taip, kad būtų neįmanoma identifikuoti, nes aš nenoriu per tai krautis sekėjų ar ten žinomumo per kažkokius tai konfliktus. Aš manau, kad tai yra, mano nuomonė, kad žemo intelekto žmonės tiesiog taip daro. Bando išsikelti save, varydami ant kitų. Norėčiau kiekvieno tokio paklausti, o pats tobulas? Nėra akmens, kurį tavo daržą galima numesti. Nieko tikrai nesi niekada padaręs, šventas, visose gyvenimo srityse, nesi nei truputėlio suklydęs. Tai tai man dėl to, nežinau, aš nedalyvauju tame. Sakau, jeigu aš matau tokį dalyką, arba mane pasiekia informacija, kad yra kažkaip aktyviai bandoma ten mane diskredituoti ar kažką tokio padaryti, ir jeigu aš manau, kad tai yra svarbu ir kad tai kažkaip, tikrai žemina mano garbę ir orumą, tai yra teisiniai būdai tiesiog ir viskas. Taip ir reikia tvarkytis, nesiginčyti, nesivelti, nesiaiškinti, o tiesiog tvarkytis taip. Nes jeigu tu labai jausiesi teisus, tai vis tiek šiaip yra nekaltumo prezumpcija, kol neįrodo teismas. Aš, pavyzdžiui, pati mačiau dabar labai daug cancel kultūros įvairiose srityse. Tiek mene, tiek toje pačioje medicinoje, kur, pavyzdžiui, yra iš karto cancelinamas, tarkim, žmogus dėl kažkokių galbūt padarytų dalykų, o gal ir nepadarytų, nieks nežino, bet jau mes jį nuteisėm, ane? Tai mažiau, sakyčiau, šito dalyko, daugiau faktų tikrinimo arba galų gale, jeigu kyla klausimų, paimti ir paklausyti to žmogaus, o kaip iš tikrųjų buvo. Pakalbėti su juo, ar kažkaip, o nepulti ten teisti iš karto ir cancelinti. Man ta cancel kultūra iš viso yra kažkoks, nežinau, dalykas, kur buvo laikas, kai aš suprantu, kodėl tai galėjo veikti ir buvo reikalinga, bet dabar aš kažkaip labai esu už tą humaniškumą, nes mano apskritai toks požiūris yra, kad už kiekvieno Instagramo profilio vis tiek slepiasi žmogus, ar ne? Žmogus su jausmais, žmogus su galbūt lygomis tam tikromis, žmogus su įvairiom gyvenimo situacijom, tu niekada nežinai to pilno paveikslo. Vėlgi aš nekalbu apie
kažkokius galbūt atvejus, kur ten yra nusikaltėliai, kurie yra padarę didžiulius nusikaltimus, ar ne, tai yra gal ir tai juos gilinas, ir tai galvoja, kas jiems ten nutiko, ar kokia ten sunkiai jų vaikystė buvo, net ir apie juos, kalbama. Bet kai yra kažkokie maži tokie dalykai, tai aš, pavyzdžiui, nenoriu to žmogaus sužeisti. Jeigu aš tikrai matau kažkokią neteisybę, aš parašau asmeniškai. Paskau, žiūrėk, aš pas tave pamačiau taip ir taip, man atrodo, kad čia nėra labai gerai, gal tu pasitaisyk, nežinau. Bet tikrai ten nepuolu screenshotinti, ten biški užtušuot vardą, ne va tai, kad čia slepiu, bet visi supranta, apie ką mes čia kalbam ir panašiai. Tai va, man šita konkurencija, nežinau, yra labai nesuprantama. Aš tiesiog iš kito biški gal pasaulio su šitoje vietoje. Nenoriu aš taip žaisti ir man to nereikia. Kažkaip vis tiek atrodo, prieš tave gali atsisukti, jeigu tu supranti, kad galbūt melą kažkaip bandai pateikti. Aišku, jo būna kartai žmonės, kurie šventai tiki, kad jie tiesą pateikia, bet jeigu taip viską ant lapo surašys ir pagalvoji, kad man, pavyzdžiui, visą tai reikės įrodyti, tarkim, teisme, kiekvieną pasakytą sakinį aš turėsiu įrodyti, nes įrodinėti turi tas, kas paskleidžia informaciją. Va tada labai dažnai kyla abejonių, nes tu iš tikrųjų nežinai, pavyzdžiui, net ir jeigu tau kažkas kažką papasakojo, pavyzdžiui, aš čia jau, man buvo taip, bet ar tikrai tai buvo? Ar tikrai? O gal buvo visai kitaip ir galbūt ta kita pusė įrodys, kad buvo kitaip. Žodžiu, šiaip reikia labai galvoti, ką tu kalbi, ypač kai tai yra neigiami dalykai ir kai tu gali tikrai sužeisti įvairiomis pusėmis kitą žmogų. Tu gali pakenkti jo sveikatai, tu gali pakenkti jo reputacijai ir daug tokių dalykų. Tai jo, taip, tai tiesiog aš kažkaip esu labai už taikius išsiaiškinimus ir nematau. Ta prasme, tu pavarydamas ant kito tikrai nesusigriepsi visų jo klientų, jo galų gale, nežinau, charizmos kažkokios ar dar kažko, esi tu toks, koks esi, tai eik savo keliu. Taip. Nebandyk atimti kito, nebandyk ten jo kažkaip apjuodinti. Jei būsi geras vis tiek. Jei būsi geras, taip, pas tave vis tiek ateis, ta prasme, bet kokiu atveju. Tai man, bet čia irgi aš pastebėjau, kad, nesinori čia taip sakyti, bet kiek tenka matyti, pavyzdžiui, užsienyje, to yra žymiai mažiau, gal dėl to, kad didelė šalis, labai daug specialistų, labai daug žmonių, visiems tų klientų per akis, nors aš manau, kad Lietuvoje irgi visiems yra per akis, jeigu tu tik tai labai nori daug dirbti, jeigu tikrai nori daug dirbti, tu daug ir dirbsi. Bet jeigu tu nori mažai dirbti, easy money, ten ir visa kita, tai tada matyti ir atsiranda tokie metodai, pastumsiu ant kito, padarysiu kažkokius storiukus, gal kažkoks influenceris pasidalins, daugiau žinomumo bus ir panašiai. Tai sakau, aš net vienas mano labai mylimas drabužių verslas, dėl panašių visokių tokių aplinkybių užsidarė. Jie atsiuntė laišką visiems savo klientam tokį su paaiškinimu, kodėl baigė veiklą, ten buvo nurodytos kelios priežastys, bet viena iš tų tokių pagrindinių buvo, kad sako, tai kurieja, kad aš sako, negaliu atlaikyti visos šitos socialinės medijos spaudimo, tos konkurencijos ir viso kito, aš net pagalvojau drabužių srityje, ar ne rūbų, kur čia ta konkurencija, bet irgi pasirodo yra. Ir jinai tiesiog uždarė savo veiklą, tai dėl savo ramybės ir visa kita. Tai jo, taip, tai irgi man tekia susidurti ir man norėjo tai padaryti, kad aš nebedirbčiau ir nebeturėčiau darbų, ten buvo sakyta, kad tu čia mokslų nebaigus ir tokie ir anokie, jinai sakė, žodžiu, daug visokių nesąmonių. Bet labai, sakau, labai pavojinga taip yra sakyti, nes aš į teismą, pavyzdžiui, tarkim, irgi galiu visus diplomus atnešti ir viską, ką aš esu pabaigus. Ir ką tada už tą pasakytą sakinį, o tų sakinių, pavyzdžiui, daug. Tai sakau, aš nesu už varymą niekada ir pati konkurencinėse kovose nedalyvauju visiškai. Tikrai. Bet kaip ir sakai, gerai, kad gali sukovoti, žinai. Taip, yra, sakau, aš esu už tikrai teisinius metodus, pati turiu, aš kadangi pati labai daug metų dirbau kino sferoje, tai turiu labai daug draugų, pažįstamų, protingų žmonių, su kuriais visada galiu pasitarti. Ir aš visada iš tikrųjų, dabar jau matau, kad viešas konfliktas labai retai kada yra gerai. Ta prasme, vėlgi, jeigu mes kalbam apie nusikaltimą, apie kažkokius rimtus labai dalykus, didžiulius ar ne, kur yra akivaizdžiai ten, kaip daro Lietuvoje, žinomi ten vlogeriai aiškinasi, jog ten kokią moterį persekiojo, ten įmėtė akmenis, ten jos būtų, come on, čia jau yra rimti dalykai. Bet šiaip tai tokie, kaip ten, ten tarp, nežinau, nesinori sakyti, bet kai ten sako, gyvačių pasi ten išpilkavimai ir taip toliau, kam to reikia? Ten Discorduose sėdi, rašo, ten komentuoja, grupės ten kūrė.
žmonės, susiraskit ką veikti, tiesiog darykit kažką, kad ir jums būtų fainas, susiraskit kažkokių veiklų, skaitykit knygas, eikit į teatrą, žiūrėkit gerą filmą, praleiskit daugiau laiko, atsiprašau. Jau net. Jau kažkas, praleiskit daugiau laiko su savo artimaisiais, nu ką žinau, tiesiog tas varimas ir tie pletkai nieko netneša. Ir sakau, gal kartais mes gyvenime į tam tikrus dalykus žiūrim per rimtai, bet aš visada sakau, reikia atsiminti, kad laikas yra ribotas čia mūsų, tu niekada nežinai, kiek tau jo liko ir tikrai norėtųsi tą laiką kažkaip man bent jau praleisti prasmingai. Taip. Ir sakau, tas kartais Robin Hoodo vaidinimas, kai tu nesi iš tikrųjų Robin Hoodas, bet įsivaizduoji, kad esi, gali tau pačiam labai daug paskui ir brangiai kainuoti. Tai nei reikia tą daryti, nei nieko. Jeigu nori kolegai padėti, iš tikrųjų nori kažką jį truputėlį pakreipti ar pasakyti, kad žiūrėk, čia nelabai teisinga, tiesiog parašykiam asmeniškai. Ir viskas, arba pakalbėkit. Nereikia, mažiau to puolimo, mes ir taip negatyvo labai daug turim. Gyvenam dabar labai neramiais laikais, ne? Tai kažkaip man atrodo, kad papildomai to kurtis vardant 100 ar 1000 sekėjų neverta tiesiog. O šiaip apie socialinės medijas, netgi ir konkurenciją kalbant, tai ar esi pastebėjus taip, kad socialinėse medijose visi darbai atrodo ten tobulai, bet toli gražu tai nėra tiesa, nes visi, kaip ir sakai, daro klaidų, čia labai žmogiška. Taip, aišku, vėlgi yra ir ta reklaminė pusė, kur pavyzdžiui mes, kai žiūrim per televizorių ir matom, kokį nors žiauriai vešliais plaukais vyrą arba moterį plauna plaukus su Head and Shoulders. Čia kaip pavyzdys, ne? Ar ten kokių L'Orealio šampūnų ten už 4 eurus. Mes suprantam, kad realybėj ten tikriausiai šitoje vietoje, tarkim, plaukų irgi, ar ne, tikrai greičiausiai ir genetika, greičiausiai ir gera priežiūra, galbūt vitaminai, sveikas gyvenimo būdas, šiaip žmogus modelis ir panašiai. Tai reklama yra viena dalis, kur tu ten gali ją kažkokią tai padaryti. Bet iš esmės tai taip, net ir pavyzdžiui, aš žiūriu, kaip permanentą, tarkim, padaro, tai visos nuotraukos, gerai, ne visos, bet didelė dalis yra smarkiai retušuotos. Ten išlygintos poros, jų net nesimato ir visa kita ir panašiai. Tai yra to dalyko. Bet vėlgi, tos visos nuotraukos, tai yra galimybė parodyti, kaip tu gali padaryti tą darbą, tai vieni labai ten žalias tas nuotraukas kelia, kiti jas kažkiek apdirba, bet vis tiek, yra žmonių atsiliepimai, reakcijos, daug dalykų, neis pas tą specialistą žmogus, jeigu jisai ten po pusmečio matys, kad visiškai nulis rezultato, absoliutus nulis, ta prasme, nieks negerėja, jokie nevyksta, net procesas, neįsivažiavęs, ta prasme, vis tiek, manau, kad kai tu turi daug labai klientų, tai tu juos ir turi, nes tu kažką darai gerai, ta prasme. O tos nuotraukos, tai jų yra, jos yra tokios nuglūdintos, bet čia kaip ir visa socialinė medija. Taip tiesiog yra ir tikriausiai taip ir bus. Nebent pasikeis trendai ir kažkaip kita mada ateis, kad nebereikia visko taip nuglamūrinti, kad būtų gerai. O tai pagal ką tada tu pati rekomenduotum išsirinkti savo specialistą? Pagal tuos būtent atsiliepimus? Aš tai visada siūlyčiau žiūrėti keletą dalykų į tokią visumą. Aš vėlgi pati esu girdėjus iš vienos savo klientės, kaip jinai pas ginekologę vieną ėjo, ten sakė, buvo labai blogi atsiliepimai, bet jai greitai reikėjo, vietų nebuvo. Sako, puikiausia gydytoja ever. Sako, nuėjau, man tai patiko, sako, aš pas ją toliau vaikščiau, man labai super, o atsiliepimai buvo labai neigiami, ta prasme, apie ją. Tai atsiliepimai, sakyčiau, yra viena dalis. Taip, kita dalis yra darbai. Bet dar vienas dalykas, kuris man atrodo, gerai, jau imkim taip, jeigu žmogus jau su išsilavinimu, jisai reiškia jau baigė mokslus, jis dirba, tarkim, kosmetologu. Aš tai ieškočiau kažkokio sutampančio vaibo, nes man su to žmogum reikės kalbėtis, man reikės jo klausyti, ta prasme, reikės komunikuoti, reikės būti drąsiam ir jam pasakyti kaip klientui, kaip iš tikrųjų yra, kaip aš noriu, kaip aš dariau. Man turi būti pas jį, ta prasme, faina atėjus. Tai aš ir pagal tai rinkčiausi, nes, sakau, išsilavinimas okei, atsiliepimai okei, bet man turėtų sutapti ir auros, nes, pavyzdžiui, aš pati esu paauglystėje buvus pas vieną labai keistą kosmetologiją tokią, kur, atsimenu, aš ten atsiguliu ant stalo, jinai taip su rankom perbraukė mano plaukus ir sako, kokie gražūs plaukai, kaip šiaudai. Ta prasme, aš taip guliu, ten 15 metų ar 16 ir viskas, bet čia buvo vienintelis dalykas, ką jinai man pasakė per visą vizitą. Aš atėjau, sakau, labą dieną, jinai sveiki, tada aš atsiguliau, plaukų scena, viskas, jinai daro procedūrą, po procedūros ten mes atsiskaitom, viso gero, nebuvo daugiau jokio pokalbio.
Nu ir aš truputėlį buvau įsitempus. Nu tikrai, nes jinai nieko manęs nepaklausė, nu bent kažkiek informacijos, kad susirinktų, nu kokia ta mano oda, ką aš čia pastebiu. Nu Ir toks buvo. apskritai, kad tu tada, kaip sakai, va, to ryšio reikia, kad ir tu išdrįstum paklausti, nes labai, nu ypač jeigu kaip pirmą kartą tokių metų ateini, tu nieko nesupranti. Būtent. Tai va, tai aš daugiau pas ją kažkaip ir nebesilankiau, tai man labai tikrai svarbus būtų tas ryšys ir tiesiog, nu mesgi jaučiam, ar ne, ar žmogus maždaug mano tipažo, ar ne, ar aš sutinku su jo ideologija, ar ne. Kažkam patinku aš, kažkam visiškai nepatinku ir visai kitokia kosmetologija patinka, tai viskas gerai. Kaip ir ne namai, spalvos, drabužiai, visi renkamės tai, kas mums patinka, tai aš manau lygiai taip pat ir čia. Ir jau aš visą laiką sakau, kai ateinat pas kažkokį specialistą, nu pavyzdžiui, kosmetologijos srity, nu duokit jam bent pusę metų, nu nevertinkit tų rezultatų iš karto. Tikrai užtrunka laiko, ypač jeigu, nes tie vizitai, nu tikėk, jeigu tarkim 6 mėnesiai ir be jokių ten lygų, be jokių intarpų, nu tai maks bus 12 vizitų arba ten kokie 6 ar 8. Nu ir pavyzdžiui, kokia nors aknė ar ten rožinė, nu tikrai tai odai reikia laiko. Tai užtrunka, tai duokit laiko. Jeigu jau matot, kad praeina 6 mėnesiai, metai ir jokio rezultato nėra, nu neinat gera linkme, nu visai ne tai, ko tikitės, nu tada taip, galima ieškoti kažko kito, kas labiau tiktų. Bet tikrai nereikia specialisto vertinti ten per pirmą procedūrą ar 2, nes, nu, sakau, čia ne Hogwartsas, neturim mes jokių stebuklingų lasdelių, turim savo technikas, taip, turim geras priemonės, bet viskam reikia laiko ir stebuklų greitai nepadarysi paprasčiausiai. Taip. Tai apibendrinant mūsų pokalbį, aš norėčiau, kad tu galbūt palinkėjimą kažkokį pasakytum moteriams, kadangi kovo 8, tai ką daryti moteriams, kokį žingsnį galbūt padaryti, gal savo galvoj netgi visų pirma, jeigu joms sunku susidraugauti tiek su savo odos problemomis, tiek su amžėjimu. Aš tikriausiai visų pirma tai pasikartosiu ir pasakysiu tą frazę, kad nebijoti gyventi savo unikalaus gyvenimą. Man čia yra tikrai pagrindinė taisyklė ir to aš norėčiau nuoširdžiai palinkėti kiekvienam žmogui, moterims taip pat. Ir jo, o dėl to susitaikymo, tai aš tiesiog siūlyčiau stengtis rūpinti savim, jaustis gerai, atrasti laimę savo kasdienybėje, savo kažkokiose veiklose, suprasti, kad tas grožis nėra viskas, tai nėra vienintelis vertinimo kriterijus. Svarbiausia jaustis gerai pačiam su savimi, o net kai ir labai gerai nesijaučiam su savim, vis tiek atrasti kažką teigiamą. Visada pagalvot, nu gerai, šiandien aš, pavyzdžiui, ten suriebaluota galva, spogais ir ten negražiai, savo dabar atrodo, ar ne, ten priaugau svorio ar panašiai, bet aš turiu kažką gero, aš tikrai turiu gražių dalykų. Aš gal ten esu labai, nežinau, rūpestinga mama, gera partnerė, labai myliu savo gyvūnus, ten kažkokius prižiūriu, užsiemu ten kokią nors gražią labdaringą veiklą, gražias gėlės auginu. Atrasti kažką pozityvaus, nes tas pozityvas iš tikrųjų tikrai veda į priekį. Neužsibūti depresijoje. Ir jeigu, pavyzdžiui, jauti, kad, tikrai man galbūt reikėtų kažkokios pagalbos ar ne su savo, tarkim, oda ar šiaip su kažkuo, kreiptis į specialistus. Tiesiog nebijoti paprašyti pagalbos, nebijoti pradėti kelio ir būti, svarbiausia, atvirai, ar ne, su tuo specialistu, pas kurį ateinu, atvirai jam sakau, kaip yra, kokia situacija, ko aš norėčiau, kaip galėtumėt man padėti ir panašiai. Bet šiaip sakau, pagrindė tai stengtis priimti save, auginti savo savivertę, lankyti terapiją, labai puikus dalykas, labai manau, visiems būtų sveika tai daryti. Ir tiesiog pasistengti tikrai visapusiškai pasirūpinti visų pirma savo psichologiją, psichologinę sveikatą, vidinę būseną, o tada, manau, ateis ir visa kita. Labai gražiai pasakėjai, bet dar vis tiek turiu tau klausimą, tau asmeniškai. Turėsim tau dovanų nuo audioteka.lt. Audioteka.lt siūlo labai platų audio knygų pasirinkimą. Kaip tik šiandien kalbėjau apie savęs priėmimą, tai ten yra tikrai labai daug gerų knygų apie tai. Todėl, jeigu tau aktualu, labai rekomenduoju apsilankyti audioteka.lt ir pasinaudoti mūsų kodu ramybė20. Ir noriu tavęs paklausti, kas tau pačiai gyvenime padėjo atrasti ramybę chaose? Kas padėjo? Iš tikrųjų, tai yra keli dalykai. Kai būna didelis chaosas, man labai padeda muzika. Aš jos daug klausausi. Tada be abejo yra šeima, draugai, kažkokios namai, kai grįžti namo į savo jaukią vietą ir gali ten pabūti su savo artimais, vėlgi žmonėm. Iš tikrųjų,
aš dažnai pati ieškau tos ramybės, nes mano gyvenime daug chaoso, aš, kaip ir minėjau, labai daug dirbu tikrai ir visokių daug veiklų turiu, tai to tikrai yra, bet taip, kartais gyvenime galbūt nereikia viską žiūrėti labai labai rimtai, reikia mokytis daug ką paleisti, nesureikšminti, stengtis negadinti savo sveikatos ir panašiai ir tiesiog apsupti save žmonėm, kurie gali, tu jiems gali duoti kažką gero ir jie tau gali duoti kažką gero, nes vis tiek, kaip bebūtum, mes esam žmonės, socialios būtybės, tai norisi tiesiog būti apsuptam kažkokių fainų žmonių, veiklų ir tiek. Bet šiaip jo iš tokių labai paprastų dalykų, tai man tikrai labai padeda muzika, aš ją klausydama labai daug jausmų visokių jaučiu, tai čia gal, nežinau, gal dažna, gal ne, bet taip. Tai va, tai čia toks labai suprantu, kad bendras atsakymas, bet tikriausiai, kad jisai visgi būtų toks. Bet tavo, kaip ir sakėjai, savitas, žinai, dalykas. Taip. Tai labai tau ačiū, tikrai labai įdomus pokalbis buvo ir man atrodo labai simboliška, kad apie tai kalbėjom būtent kovo 8-osios proga, nes tikrai ir aš pati norėčiau labai ir moterim, ir vyram tiem patiem palinkėti, priimti save ir mylėti ir rūpinti savim. Taip, labai ačiū tau, Ieva, tikrai labai fainas pokalbis, labai fainas podcastas ir linkiu didžiausios sėkmės ateities projektuose. Labai ačiū. Ačiū tau.